Atsiprašom, kad šiek tiek uždelsėm žadėtą pradžią, bet iš tiesų šiandien lietinga diena, nemažas iššūkis buvo atvykti tiems, kurie ketino čia atvykti ir surasti tą naująją Vilniaus universiteto biblioteką. Bet džiugu jūs matyti čia. Esu Jolanta Ramonienė, Šeimos instituto vadovė. Prieš metus iškėliau iniciatyvą, kad būtų reikalinga, kad iš tiesų reikalinga yra tartis dėl šeimos politikos tikslo. Tuomet ieškojau pritarenčių šiai idėjai, ieškojau tų, kurie padėtų šitą idėją įgyvendinti. Kreipiausi į Lietuvos teisės institutą, tarėmės dėl bendradarbiavimo ir štai kartu ir organizuojame šitą diskusijų ciklą. Džiaugiuosi, kad yra ne tik patys dalyvaujantieji, pasisakantieji šioje diskusijoje, kurie yra šiandien svarbiausi, bet yra ir čia salėje yra studentų ir netgi ne iš Vilniaus universiteto, iš Riomerio universiteto. Smagu jūs čia matyti. O šiandien iš tiesų svarbiausiai yra nevyriausybinių organizacijų atstovai. Ir labai ačiū Jums, kurie suradot laiko ateiti čia. Ir ne tik čia ateiti, bet suradot laiko ir pasiruošti būtent šiam kalbėjimui, pasisakymui, diskusijoje išsakyti savo organizacijos poziciją. Ir dėkoju, taip pat matau parlamentinės grupės už šeimą vadovą ir tikrai informavom apie šią diskusiją ir Seimo narius. Tiesiog pirmiausia, tai norime žinoti, kad jie žinotų, kas vyksta, kad iš tiesų tai mes darome ir bus atskira diskusija skirta ir politikams, šeimos politikos formuotojams. Ir pakvietėm jūs čia, ragindami įsitraukti į visiems suprantamo šeimos politikos tikslo paieškas. Ir labai paprastai pasakyti, kodėl viso šito reikia, ieškojau būdo, kaip tai pasakyti ir manau, kad tai galima papasakoti, padedant jums įsivaizduoti tokį, gal net ir įprastą šeimos situaciją, gal net neįprastą, o ir pažįstamą. Taigi, pabandykime įsivaizduoti ar prisiminti, kad vyras ir moteris sukuria šeimą. Kiekvienas jų turi asmeninius tikslus ir, žinoma, turi siekius savo šeimos gyvenimui. Na, aišku, gyvena drauge, stengiasi sutarti, tačiau ilgainiui vis dažnesnės tampa frazės. Aš dėl tavęs stengiausi, aš dėl tavęs viską padariau, o tu nepastebėjai, nematėjai, nevertinai ir taip toliau. Klausė, ką? Dėl manęs? Ar man šito reikėjo? Ar aš šito prašiau? Ar tai yra svarbiausia, kas man yra reikalinga? Manęs net nepaklausai, nepasidomėjai, kas yra reikalinga man, kad aš jausčiausi laimingas ar laiminga. Žinoma, paprastai įsiplėskė karštos diskusijos, tada įrodinėjimas, kurio pozicija yra geresnė, kuris yra, kad kiekvienas yra teisus ir noras įrodyti savo tiesą, bet į ką tai veda? Ar tame būna pastangos suprasti, ar bent pasakyti taip, kad kitas išgirstų? Deja, ne. Ir manau, kad stebėdami kitas poras supranta, kad reikėtų tiesiog ramiai pasikalbėti. Bet ir vėlgi, po tokio pokalbio atrodo, kad tai buvo daug visko pasakyta, bet lyg ir viskas apie daug ką pakalbėta, bet lyg ir apie nieką ir pokyčiai realiai neįvyksta. Na, ar iš tiesų tokia beviltiška situacija? Kasgi galėtų, kaipgi galima tai pakeisti? O gal vis dėlto reikėtų tam pokalbiui pasiruošti? Gal tai, ką nešiojame savo mintise ir atrodo tai yra labai aišku, kai reikia konkrečiai, trumpai ir aiškiai pasakyti, nėra taip paprasta. Ir būtent tuo met, kai pats permastai, kai pasirengi pokalbiui ir žinai, apie ką kalbėsi, yra visiškai kitokia situacija. Tuomet galima susikalbėti, kai stengiasi iš tiesų pasakyti taip, kad kitas suprastų. Kai pabandai įlysti į kito kailį ir suprasti, kad galbūt nėra tos vienos vienintelės tiesos, arba su ta vienintelė tiesa galbūt ne viskas yra pasiekiama, bet galima eiti į priekį tada, kai yra sutarimas, kai yra kažkas tai surasta bendra ir būtent šiuo pavyzdžiu norėjau taip turbūt įvardinti tą šeimos situaciją, palygindama situaciją mūsų valstybėje su situacija šeimos politikos srityje.
kai iš tiesų visi išsakom savo pozicijas, tiek politikai, tiek šeimos, ar mokslininkai, ar žiniasklaidos atstovai, visi diskutuojame, bet ar vyksta realiai pokyčiai? Žinoma, tyrimai rodo, kad daugelis mūsų visuomenės pokyčių nori iš inicijuotų prezidentės, Seimo narių ar vyriausybės, bet lyg ir atrodo buvo laiko tiems pokyčiams padaryti, tad vėl kyla klausimas tada, ar nenori, ar negali, ar dar kažkas yra. Tai kaip vis dėlto pakeisti tą situaciją, nes manau, kiek tenka bendrauti, iš tiesų daugelis nėra patenkinti įsukti į šitą tokį užburtą ratą. Ir tada kyla mintis, o kodėlgi ne mes? O kodėlgi ne mes patys, mes pačios šeimos, tie, kuriems lyg ir skirta šeimos politika, kodėl mums nesimti iniciatyvos. Taigi ir šiandien pakvietėm jūs visus kalbėtis. Ir tai yra pirmoji diskusija skirta nevyriausybinio organizacijų atstovams, šeimų interesų atstovaujančių organizacijų atstovams ir kvietėme dar ir moterų organizacijų, vaikų teisių gynimo organizacijų ir jaunimo organizacijų atstovus, tai aišku, dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių negalėjo atvykti šiandien jie, bet tai turim pažadų, kad kai kurie pateiks ir savo nuomonę raštu, o šiandien galėsite išgirsti Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovą, Lietuvos tėvų forumo atstovą, Gausių šeimų asociacijos atstovą ir Daugiavaikių šeimų asociacijos mes atstovę. O pradžiai noriu dar pristatyti man moderuoti pagelbėsiantį politologą Luką Grinių ir kviečiu Lukai pristatyti mūsų įžanginio pranešimą. Taigi, sveiki visi ir tikrai norėtume padėkoti už tai, kad susirinkote, kad galų gale pabandytume įvardinti tą šeimos tikslą ir visus aspektus, kurie turėtų būti formuojami mūsų valstybėje. Ir įvadinį žodį norėčiau suteikti Lietuvos Teisės instituto mokslininkiai Egliai Kavoliūnaitei Ragauskienei. Prašau. Ačiū už pristatymą. Labą dieną. Aš irgi, panašiai kaip ir Jolanta, savo įžanginių pranešimų galvojau, kaip čia jum pristatyti, kadangi pirma ciklo diskusija, galvojau, kaip pristatyti, dėl ko iš viso mes keliam šitą klausimą, dėl ko norim aktualizuoti tą šeimos politiką vėl. Nes iš ties prieš keletą metų šeimos politika buvo, galima sakyti, taip ant bangos. Aš ir pati atlikinėjau internetinės žiniasklaidos analizę ir ten iš tikrųjų pranešimų internete buvo apie šeimos politiką labai daug, kur buvo minimi žodžiai šeimos politika. Tai čia 2009-2011 metais buvo toksai pakilimas, o paskui pasidarė visiškas štilis. Ir dabar pasižiūrėjus praktiškai apie šeimos politiką nėra kalbama. Na ir dėl ko taip atsitiko, kyla klausimas. Tai mano tokia prielaida, kad iš tiesų šeimos politikos klausimai yra labai prieštaringi. Galima prisiminti, buvo labai daug diskusijų dėl motinystės išmokų mažinimo krizės metu. Tada atsirado prieštaros tarp pensinio amžiaus asmenų ir jaunų tėvų. Buvo netgi keliama tokia diskusija, kas kaltas dėl sodros biudžeto minuso. Lygiai taip pat galima prisiminti ir valstybinę šeimos politikos koncepciją. Buvo irgi labai daug diskutuojama ta tema ir galiausiai net ir po Konstitucinio teismo nutarimo vėl buvo šitas klausimas vėl iškilęs. Na ir dabar neseniai apie partnerystės institutą šiek tiek tyliau, bet jeigu jūs pastebėjot, kalbant apie partnerystę, šeimos politika jau nelabai minima. Minimas tik tai vienas atskiras klausimas - partnerystė. Ir ką tai reiškia? Mano nuomonė, tai iš tikrųjų parodo, kad bandoma atsiriboti nuo tokios šeimos politikos kaip po tokios, o pereinama prie atskirų klausimų analizavimo, inicijavimo. Kalbama apie partnerystę, atskirai kalbama apie motinystės išmokas ir, ta šeimos politika tokia kaip vieninga, kaip ir dingsta. Ką tai reiškia? Tai atrodo, norime atsiriboti, išmesti kažkur tai už borto, bet kaip rodo praktika, negalima taip daryti vien dėl to, kad tie priimami sprendimai toj pačioj srity gali būti labai, tarpusavyje vienas kitam prieštarauti. Ir netgi dar, kai dangstanti šeimos politika buvo ilginamos motinystės atostogas, buvo kalbama, kad reikia kuo daugiau motinai leisti būti su vaiku. Tai čia buvo tokia pietietiška idėja pasiimta, kad reikia praleisti kuo daugiau laiko šeimoje. Ir tuo pačiu metu buvo kita priemonių grupė didinti moterų užimtumą, leisti jom
aš dabar neatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, reintegracija į darbo rinką, nes per ilgai buvo su vaikų namuose, dėl to reikia skatinti kuo greičiau patekti į darbo rinką. Tai šitą idėją jau buvo pasimta iš Skandinavijos šalių. Tai tokie, kaip ir imam vieną kąsnį iš pietų valstybių, kur skatinama šeima, buvimas su šeima kuo ilgiau. Ir visai neseniai, čia gal labai daug laiko neužimsiu, susitikau su tokia teisėja iš Milano. Jis pasakojo, sako, dabar pas mus vaikų atostogos mokyklinės yra trumpos, tik 3 mėnesiai. Sako, kokios buvo anksčiau? Sako, kai aš mokiausi, tai buvo 4 mėnesiai, sako, prasidėdavo atostogas, tėvas prikraudavo pilną mašiną, sako, ant bagažinės uždėdavo viską ir išvažiuodavom 4 mėnesiams su visa šeima važinėti atostogauti. Tai pas juos ir jinai ir paminėjo, sako, va, dėl to pas mus šeima yra svarbu, mes labai daug laiko praleidžiam visi kartu. Tuo tarpu, va, kita lazdos pusė Skandinavijos šalis akcentuoja individus, ne šeimą, bet individus. Ir irgi pavyzdys iš konferencijos. Konferencija buvo apie vaikus teismo procese ir ten tokia Skandinavijos, Islandijos atstovė tokia iškėlė klausimą, sako, bet mes čia kalbame apie atstovą, kad visą laiką turi būti atstovas vaiko, bet taigi vaikas ir tėvus turi savo. Tai toks buvo, net kaip ir, reikia mums neužsimiršti, kad ir tėvai yra kartais. Tai jau tokie priešingi dalykai ir panašu, kad pas mus tai imama iš vienos pusės, tai iš kitos. Ir tos, galima sakyti, nėra blogai, kad šeimos politika kaip po tokia neminima valstybės sprendimuose. Bet, moksliškai tariant, gali būti šeimos politika implicitinė ir eksplicitinė. Implicitinė, tai kai nėra tiesiog išreikšta, bet tie sprendimai yra kitų valstybinės politikos kitose srityse, sakykime, mokesčių politikoje, švietimo politikoje, užimtumo politikoje ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, Švedija tokį turi modelį. Jie apie šeimos politiką kaip po tokią nekalba. Tuo tarpu kitur šeimos politika yra eksplicitiška, tai yra įtvirtinta konkrečiai, sakykime, Prancūzijoje, Vokietijoje yra institucija atsakinga už šeimos politikos formavimą, įgyvendinimą, kontrolę, koordinavimą priemonių. Yra atskiros programiniai dokumentai skirti šeimos politikai ir panašiai. Tačiau tai nereiškia, kad vienas ar kitas sprendimas yra iš tiesų geras. Ta prasme, turi būti kažkokia valstybės vizija, kaip ta šeimos politika suprantama. Ir visi sprendimai, visi naudojami instrumentai orientuoti į tą viziją. Tai čia būtų toks mano matymas, aš įpiršti jo nenoriu tikrai. Ir tokiame kontekste mes ir kviečiame jūs padiskutuoti. Iš tiesų, ar Lietuvoje reikia tokios atskiros šeimos politikos kaip po tokios. Ar galbūt tą būtų galima integruoti į kitų viešosios politikos sričių, sakykime, padaryti komponentus tos šeimos politikos sprendimus. Ir gal iš viso nereikia kaip šeimos politikos, gal kaip Skandinavijai, galbūt reikėtų individuo orientuotos politikos. Tai norėtumėm pakviesti padiskutuoti šią temą, jūs nevyriausybinio organizacijų atstovus, išgirsti jūsų nuomonę, ką jūs manote. Ir tada toliau bus galima išgirdus visų, kaip Jolanta minėjo, nevyriausybinio organizacijų, mokslininkų, politikų nuomonės, būtų galima svarstyti toliau, kokį bendrą tikslą, kaip matome, kaip įsivaizduojame tą procesą. Ir toliau būtų galima kalbėti apie konkrečias priemonės, kokius priemonių rinkinius pasirinkti, kaip nustatyti prioritetus ir panašiai. Ačiū. Dėkoju labai. Ir norėčiau pakviesti visas nevyriausybinės organizacijas prisijungti čia visai šalia mūsų ir kartu padiskutuoti. Ir taipogi norėčiau pristatyti 3 esminius diskusinius blokus, kuriuos bandysime išdiskutuoti. Tai būtų šeimos politikos turinys. Ir bandysime rasti atsakymus į klausimus, ar galima išvelgti vykdytos ir vykdymos šeimos politiką, kokie svarbiausi klausimai pateko iki šiol formuotos šeimos politikos turinį, kokie reikiami klausimai nebuvo įtraukti ir panašus aspektai, koks turėtų būti šeimos politikos tikslas kaip toks, kaip apskritai. Ar šeimos politika turėtų būti socialinės politikos sisteminė dalis, ar šeimos politika turėtų būti atskira viešosios politikos sritis ir panašiai. Kitas blokas būtų šeimos politikos veikėjai. Kas kūrė ir kūrė šeimos politiką? Ar veikėjai visą laiką yra tie patys, ar kažkas kinta, ar jaučiamas visuomenės dėmesys. Ir kiti svarbus panašus klausimai. Bet ir trečiasis blokas tai šeimos politikos formavimo procedūros. Kaip būtų galima pasiekti, kad šeimos politika būtų tikslinga ir kiti panašus klausimai. Taigi dabar suteiksime žodį mūsų nevyriausybinių organizacijų atstovams. Dar norėčiau
paprašyti, kad kiekvienas prieš kalbėdami prisistatykite, pasakykite organizaciją, kurią atstovaujate ir iš tiesų tie klausimai įvardinti, kaip ir rašiau kviesdama, tai nebūtina susikoncentruoti būtinai į jų visų atsakymą, nors iš tiesų mes šiandien turim laiko daugiau negu kad buvo pirmas paminėjimas, pabandyti sutilpti į 5 minutės, kadangi kviestų buvo daugiau, o atvyko tiek, kiek galėjo, tai galite nebijoti ir turėsit galimybę pasisakyti ir šiek tiek plačiau, tai tiesiog orientacijai buvę klausimai ir tai, kas jūsų organizacijai visuomet buvo svarbu, kalbant apie šeimos politikos tikslą. Būtent tai ir išryškinkite. Ačiū. Noriu paklausti, gal pirmiausia visi prisistatom, o paskui diskusiją. Tai esu Vidas Abraitis. Šiandien atstovauju Nacionalinę šeimų tėvų asociaciją, taip pat esu ateitininkas, kuriems yra labai svarbi šeima. Pats esu 37 metus santuokoje, užauginom 3 vaikus, dabar turim 7 anūkus ir laukiam 8. Tai toks šeimyninis kontekstas, o plačiau pasikalbėsim eigoje. Aš esu Angelikos Tagryzienė, Gausių šeimų asociacija. Kaip nekeista, bet irgi gausios šeimos mama ir gana senai dalyvaujanti socialinės politikos, sakyčiau, kūrime ir jos kaip realizavime ir stebėjime. Taip, kad džiaugiamės, kad tokia yra iniciatyva ir tikimės kažką. Lietuvos tėvų forumo narė Kristina Gaponovienė. Dėkoju už kvietimą dalyvauti diskusijoje. Linkiu visiems įdomios diskusijos. Aš esu Daugiavaikių šeimų asociacijos MES vadovė Jurgita Pocienė. Turiu 5 vaikus ir mūsų organizacija jau 3 metus gyvuoja ir jungiam būtent tas didelės šeimas, kurios norėjo tokiam būti sąmoningas, veikles ir labai tikimės, kad kažkiek padėsim pakeisti pasaulį. Tiesiog prašau, laisva tvarka, nėra kažkokios būtinai eilės tam, kuriam palanku dabar kalbėti. Ar vat Jurgita palauks, kol užmigs ir leis kalbėti? Iš tikrųjų, nežinau, mikrofonas vėl, atsiprašau, grįžo pas mane. Tai gal truputėlį pasidalinsiu pirmą mintim, bet aš tikiuosi, kad paskui diskusijoje, kad mūsų pokalbis būtų gyvas, vieni kitus papildydami išplėtosim ir daugiau atsakysim. Šiek tiek apie visą raidą šeimos politikos, sakykim, kadangi mano amžius užgriebė ir kitą epochą, tai noriu pasakyti, kad mes augom tada, kai normalios šeimos politikos turbūt nebuvo, labiau buvo antipolitika, nes viešai nedeklaruojant, bet buvo sistema taip sukurta, kad kaip galint susilpninti šeimą, kadangi šeimoje puoselėjamos vertybės, tos sistemos poreikiams ne visiškai atitiko, bet ačiū Dievui, šeimos atlaikė tuos dalykus ir iš tikrųjų tas tik paliudija, kad šeima tai yra stipriausia valstybės grandis. Vienareikšmiškai galima pasakyti, nes šeimos atlaikė visas okupacijas, tremtis, ideologinius persekiojimus, išsilakstė politikai, išsilakstė kariuomenės, buvo teroras didžiulis, šeimos buvo tremiamos į Sibirą ir ekstremaliom sąlygom sunkiausius uždavinius valstybė vis dėlto išsprendė šeimos. Tai aš savo gyvenimo tikslų laikiau ir tebelaikau, priešakiniai valstybės gynybos linija yra šeima. Jeigu mes šitą liniją tvirtą laikysim, tai valstybės saugumas yra garantuotas. Nežinant nuo viso konteksto, tarptautinio, geopolitinio ir esančio viduje. Dabar tai, kas vyksta per 25 metus atkurtoje Lietuvoje, tai iš tikrųjų mes kartais epizodus, taip kaip katinas eidantis per kilimą, matom vieną dėmę, kitą dėmę, kaip sakyti, bet bendro paveikslo dažnai nematom. Matom mozaikos detalės, bet visas tas paveikslas iš tikrųjų teikiantis vilties. Ir labai nemažai kalbu iš tos patirties, dirbant Nacionalinė šeimų tėvų asociacijoje ir dar iki asociacija atsirandant, kada šeimos būrėsi
atskirom grupėm, kaip klubai, kaip atskiros iniciatyvos ir suprato, kad reikia telktis, kad vienas laukia ne karys, kad reikia apjungti visas taip pozityviai nusistačiusias pajėgas. Tai iš tikrųjų per tą laiką, kada veikia Nacionalinė šeimų tėvų asociacija, tai kad mes šiandien kalbamės tą temą, tai irgi šios asociacijos nemažas indėlis. Ir tai, kad politikų nemažai kalba tą temą, taip pat asociacijos nemažas indėlis. Nes mes su tėvais nekartą važiavom tiek į švietimo ministeriją, kai buvo svarstomas pirmasis švietimo įstatymas, po to, kai buvo socialinė šeimos politika, tai daug iniciatyvų, kurios kilo iš tėvų veiklos, jos atsirado įstatymė. Matot, kontekstas yra toks, kad mes ateinam iš policinės santvarkos ir bandom susidėlioti pilietinę visuomenę, bet tas virsmas nevyksta lūžis staigus, kuris galėtų pasikeisti, bet savyje dar nešamės tuos pradus. Dažnai policinį tą mąstymą, kad mes direktyvomis, valdžios sprendimais ir nutarimais ir įstatymais nutarsim ir išspręsim dalykus, o sumaišom tai, kad ne įstatymas, ne žmogus įstatymui, iš tikrųjų įstatymus turi žmogui tarnauti. Čia iš Švento rašto perfrazuojant, kad ne šabas, ne žmogus šabui. Tai iš tikrųjų mes kartais skelbėme, kad viskas tvarkoja, bet praktikoje dažnai eina daugiau administraciniai instrumentai veikiami ir šeimai dažniau taikomos tos priemonės, kurios šeimą į nesaugumą tam tikrą įstumia. Sakykime, dabar ir vaiko teisų apsaugos įstatymas, kuris šiuo metu svarstomas, nemažai šeimų iškelia klausimus, jeigu jis bus paraidžiui taikomas, ar šeimos jausis nepažeidžiamus, nes žinant, kad įstatymų vykdytojai kartais labai lengvai norėdami apsisaugoti nuo asmenės atsakomybės ir interpretacijos kiekvienam atveju atskirai, taiko raidę įstatymų ir pritaikėjus raidę galima labai skaudžiai sužeisti iš tikrųjų šeimą, sakykime, ten vaikas, kuriam liks porą dienų iki 12 metų ir vis namie vienas, jau galima taikyti įstatymą, nes jis be tėvų priežiūros. Po poros dienų jau jis būtų tinkamas, kaip sakyti, likti vienas. Tai čia tokį šaržuoju truputėlį dalyką, bet yra tas kontekstas toksai. Yra kitas kraštutinumas, kur ateina jau globaliosios tendencijos, kur jau keisinamas į pamatinius šeimos principus. Kaip šitoje vietoje teisingai suvaldyti tą neigiamą įtaką, kuri ateina iš labiau sužeistų kraštų, sakykime, ir visuomenių. Aš nebijau to žodžio. Ir žmonės bijo apie tai viešai netgi kalbėti. Tekia ne vienam tarptautiniam renginyje susitikti su žmonėmis, kurie pusė lūpų kalba. Tai mes dangstydamiesi toleranciją ir homofobiją gazdindami dažnai, reiškia, bijom, į baimę varom tą sveiką visuomenės dalį, kuri jaučiasi lyg ir neįgali, nes blogi dalykai tampa norma, o geri dalykai tampa kažkokiu tai nenormaliu reiškiniu. Tai šitas kontekstas iš tikrųjų jis bus ilgai, aš manau, ir kaip mums paveikti, vien savo kieme mes nepaveiksim, mums reikia veikti daug plačiau šituo atveju ir valstybės politika turi išeiti iš valstybės rėmų, kad būrentis į tarptautinės organizacijas ir sąjūdžius iš tikrųjų padėti tiems kraštams, kuriuose ta problema jau įsišaknijusi giliau. Žinom, kad Airijoje šiandien ar šiom dienom vyksta referendumas dėl vienos lyties santuokų įteisinimų. Tai sutelktom jėgom galima apsiginti nuo šitų dalykų, susivienijus, rasti būdą tinkamai bendradarbiavimui. Bet aš jau atrodo, kad ne trečios dalies tai, ką norėjau pasakyti, nepasakiau, laikas jos neišseko, tai gal bendroji diskusijai prisijungsiu. Ačiū Jums. Tiesiog, kadangi yra ir įrašas, ir yra stebinčių, tai tiesiog tą mikrofoną galima laikyti toliau, nebūtinai jį taip intensyviai tiesiai kalbėti. Parodys, jeigu negirdės. Šeimos politika, aišku, yra labai sudėtingas dalykas ir turbūt, kalbant apie šeimos politiką, reikėtų kalbėti apie tai, kad jinai
turi tam tikrus išgyvenimo laikotarpius, kada mes, sakykime, iš vienų ekonominių sąlygų pereidinėjom į kitą, iš posovietinės, sakykime, aplinkos perėjom į laisvą rinką. Tada labai aktyviai buvo kalbama apie šeimos modelius, apie šeimos politiką, kaip mes gyvensime toliau, ką mes darysime toliau ir kaip tai įtakos mūsų visų gyvenimą. Todėl visiškai buvo tada nenuostabu, kad, sakykime, ta šeimos politika daugiau buvo daroma taip, kad mamos sugrįžtų auklėti vaikų į namus ir mes visi šaukėm ir sakėm, kad mums niekada nereikės darželių, kad mums nereikės, nes mamos turi pačios auginti vaikus. Toliau, kad mamos tikrai taip aktyviai neįsijungs į veiklą, kuri yra, reikalinga, patį, sakykime, darbinę veiklą, nes jos turi būti namuose, o vyrai išlaikys šeimas. Bet pasirodo, kad vykstant visom permainom ir tam ekonominiam atsiradus visiškai kitom sąlygom, mes vėl grįžtam į kitus dalykus. Kad matom, mums visiškai reikalingi visai kiti dalykai ir išlaikyti šeimai, sugrįžti į šeimą ir suprasti visiškai kitus dalykus apie šeimą. Todėl visiškai nenuostabu, kad šeimos politika yra įtakojama istorinių faktorių. Pačios ekonominės bazės valstybėje ir galbūt netgi pačio žmonių mentaliteto, nes, sakykime, vieni įsivaizduojam vienaip, kiti kitaip, o dabar, pavyzdžiui, kalbantis su jaunimu, galima pastebėti, kad aplamai toks liberalizuojamas požiūris į tą šeimą ir kaip Eglė kalbėjo, kad daugiau pereinama į individą. Individo reiškia kaip po tokį politikos formavimą, kad valstybė neturėtų kištis, valstybė neturėtų reguliuoti. Kalbant, sakykime, iš mano pačios asmeninės pozicijos, aš visgi matau, kad yra socialinė politika ir socialinės politikos kontekste galima matyti šeimos politiką. Nors faktiškai turėtų būti politika šeimai, o ne šeimos politika. Nes visi įstatymai, kurie yra šiandien sukurti valstybėje, nėra blogi. Jie yra tikrai, kai juos paskaitai, atrodo, matoma ir šeima, matomi ir vaikai, matomi šeimos vystymosi aspektai, kaip tai turėtų. Ir, sakykime, tie visi dokumentai, kurie buvo, tai būtent šeimos koncepcija 96 metų, paskui demografinių strategijų, aš dabar tiesiog jis visada toks yra ilgas pavadinimas ir jis sunku, taip, demografinės strategijos, turbūt Eglė gali irgi pasakyti, irgi, nes ten yra gana toks sudėtingas pavadinimas, toliau vėl šeimos koncepcija ir visi šitie dokumentai vienas kitą, 96 metų šeimos koncepcija, jinai jau paseno moraliai. Ir ten daug tokių nuostatų, kurios iš tikro varė, dovanokit už tokį įsireiškimą, vėžį ir man, ir kai kuriems kitiems, kurie skaitė ir suprato tą koncepciją, bet jinai gyvavo iki. Ir todėl tie dokumentai, bet faktas tas, kad visi tie dokumentai neįpareigoja valstybės juos įsamei vykdyti. Ir nėra pasiruošta tų dokumentų, sakykime, išpildymui. Nes nuostatos geros, lyg tai ir patys veiksmai lyg ir būtų neblogi, bet kai reikia valios tą visą padaryti, mes pritrūkstam pinigų, mes pritrūkstam net nežinau, protų ar žmogiškųjų išteklių ar kažko, nes, sakykime, kaip ir šeimos koncepcijoje paskutinėje, kur numatytas vaiko ir šeimos reikalų komitetas. Apie šeimos, vaikų ir jaunimo ministeriją, kurią mes kalbam labai senai. Nes, sakykime, šiuo metu vykdantis savo tokias tiesioginės šeimos politikos, kaip ir vykdantis strategiją, ar tiesiog kalbantis apie šeimos politiką, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija vienintelė, tuo pačiu socialinių reikalų ir darbo komitetas Seime.
aš neįsivaizduoju, kokios apriepties reikia ir supratimo, kad galėtų žmonės įsigilinti į visas šitas problemas ir tas problemas spręsti globaliai Lietuvos, sakykime, mastelėje. Todėl šeimos, vaiko ir jaunimo reikalų ministerija tai būtų visiškai dalykas, kuris galėtų formuoti tą politiką šeimos, tai žmonės, kurie atsidėję tam dalykui ir nesiblaškydami į visus kitus dalykus ir sprendžiantys darbo, užimtumo ir taip toliau klausimus globaliai, gilintųsi į šitos dalykus. Šeimos ir vaiko komitetas, arba kaip buvo anksčiau komisija, kuri irgi, bet neužtenka pastangų ar neužtenka tiesiog politinės valios tą daryti. Ir aišku, šeimos politika visada priklauso nuo to, manau, kad kadangi ją formuoja daugiausia tai mūsų rinkti politikai, Seimas, ir aišku, kokia didžioji dauguma būna ir kokia yra sudaroma, sakykime, didžioji dauguma, tokia renkamasi politika. Sakykime, jinai kaip ir strateguojama, kaip ir numatoma yra šiuo atveju. Ir aišku, šeimos politikos formavimas tai daugeliu dalykų priklauso nuo mūsų tradicijų, nuo mūsų istorinių sakykime, faktorių įtakojančių, kurie yra, kaip ir Lietuvai, šiuo atveju kalbant apie Lietuvą, būdingi. Todėl dalykas nėra paprastas. Dalykas yra sudėtingas ir iš tikrųjų galbūt Lietuva turėtų pasirinkti tą kelią, kaip ir mes, kaip ir Eglė kalbėjo, kad tas toks individinis arba tas viešasis politikos aspektas, kuris būtų formuojamas, nes daugeliui mūsų žmonių yra tiesiog priimant bet kuriuos įstatymus ir kalbant apie tokius dalykus, kartais mes tarpusavį būname supriešinami, nes jeigu, sakykime, kaip ir kalbėjom, kad reikalinga ilgesnės motinystės, ne tai, kad ilgesnės, bet didesnės išmokos, tuo pat supriešinami pensininkai. Jeigu mes kalbame apie ten kažkokį tai kitą dalyką, vėl tarpusavį atsiranda susipriešinimo ir kažkokiu tai nesusipratimų dalykai. Kaip tą padaryti išbaigtą, reikėtų diskutuoti. Reikėtų diskutuoti ir tiesiog manau, kad tas jūsų straipsnis, kuris yra tikrai labai daugelį atskleidžia ir jeigu juo vadovaujantis, jūsų gerbiama Eglė, vadovaujantis politikams, tikrai galima rasti tuos visus gerus dalykus ir juos tiesiog toliau atidirbant ir galutinai išdiskutuojant, galima sekti tuo tokiu pavyzdžiu, kad kokią politiką mes Lietuvoje turėsim. Šiandien mes ją turim tik fragmentinę. Fragmentinę ir atskirų gaisrų gesinime. Toliau turbūt įsijungsim tiesiog diskutuodami. Dėkojam. Taigi toliau kalbės Kristina Gapanovienė, Lietuvos tėvų forumo narė. Prašom. Taip, norėjau šiek tiek aktualizuoti šitą mūsų diskusiją, kad tikrai, iš tikrųjų verta apie tai kalbėti, verta diskutuoti. Neseniai perskaičiau Europos komisijos paskelbtą prognozę, kad būtent Lietuva įvardinama kaip ta valstybė, kurios bus didžiausias gyventojų skaičių sumažėjimas 60 metais. Na, aišku, galima diskutuoti, ar tikrai tie duomenys išsipildys, bet tai jau yra tam tikras signalas, kad tikrai pats laikas atkreipti dėmesį į tai, kad reikia stiprinti šeimą, tėvystę, motinystę, tiesiog pirmiausia, tokį formuoti teigiamą požiūrį, kad šeima iš tikrųjų yra gėris, joje gimsta vaikai ir na, tai ir yra ateitis. Be abejo, formuojant kažkokią šeimos politiką ar tam tikrus teisinius sprendimus, pirmiausia, reiktų taip pajausti tam tikrą tarptautinį kontekstą, nes nesame kaip vieni šiame pasaulyje ir reiktų tiesiog pagalvoti, pamastyti, ar mus tenkina, kur mus taip pat neša tarptautiniai vandenys, kokios yra mados, kokios yra tendencijos ir iš tikrųjų, kad mes pasiektumėm tų tikslų, kad mes eitumėm ten, kur mes norime, tai iš tikrųjų mums reikia turėti kažkokį tai kompasą,
nusibriežti tikslus, ko iš tikrųjų mes siekiam, ko mes norim, kaip mes vadinam šeimą, ar tai yra ląstelė, ar tai yra iš tikrųjų, kad tai tikrai yra valstybės pamatas, ant kurio laikosi valstybė. Ir tada, jeigu jau mes nusibrėžėme tuos tikslus, stiprinant tą valstybės pamatą, reiktų pasidėlioti tam tikrą strategiją. Nes kai yra pavieniai sprendimai, tai yra tokios kažkokios tai, kaip sakyt, plaukiojančias lentos, o galbūt verta būtų iš tų visų lentų pasidaryti valtį, turėti kompasą ir tiesiog nuplaukti ten, kur mes norime. Tai va, taip, jeigu taip trumpai pasirašiau, kokius matau pagrindinius dalykus. Tai kiek mes bespręstumėm problemų ir beskirtumėm finansų, vis dėlto reiktų koncentruotis į pačią šeimą, kad jinai gebėtų susitvarkyti su iškylančiais sunkumais, ypač auginant vaikus, būtent padėti šeimai, remti. Lietuvos tėvų forumas iš tikrųjų nemažai darbuojasi, kad įtraukti tėvus, taip pat ir švietimo sistemoje, kad tėvų įsitraukimas, saviugda, savanorystė, savipagalba, taip pat, kad tėvai iš tikrųjų gali daug padėti ir patys įsitraukdami tą visą procesą. Toliau manytume, kad reikėtų ne tik plėtoti, bet tokios daugiau, kad paslaugos šeimai būtų daugiau koordinuotos, kad tiek ir valstybės institucijos vis dėlto kažkaip atrastų tą bendrystę. Iš tikrųjų, ir kad valstybė būtų ne vien kažkokia tai tikrintoja ar gaisrų gesintoja, mes visą laiką kažkaip tos labiausiai matomos tos problemos, kai jos yra skaudžios, didelės, bet kad būtų iš tikrųjų dirbama su tokiu geranoriškumu, su normaliom šeimom, kad būtų tiesiog pagarba, konsultavimas, pagalba, efektyvus būtent valdymas tų paslaugų, tiesiog be streso sudaryti sąlygas gyventi paprastai šeimai, dirbti, auginti vaikus, džiaugtis gyvenimu, leisti laiką drauge ir tiesiog, kad žmonės jaustųsi gerai, kad ryžtųsi gimdyti daugiau vaikų ir gyventi Lietuvoje. Taip pat manome, kad yra labai skirtingų šeimų, yra skirtingų situacijų. Tai tos paslaugos iš tikrųjų turėtų būti diferencijuotos, atsižvelgiant tiek į vaiko poreikius, tiek ir šeimos situaciją, nes situacijos iš tikrųjų būna labai skirtingos. Taip pat irgi ką matome, kad prieinama prie tokių kažkokių labai negerų dalykų, o galbūt, jeigu paslaugos būtų teikiamos laiku, savalaikės, jos iš tikrųjų padėtų išvengti tam tikrų problemų ateityje. Taip, ir irgi čia aktualus dabar šiom dienom klausimas ir teisiniai bazėje, tai Lietuvos tėvų forumas irgi akcentuoja, kad vaiko paėmimas iš šeimos tai būtų jau kraštutinė priemonė ir teismo sprendimu. Kad iš tikrųjų reiktų orientuotis į pagalbą, į paramą. Ir iš tikrųjų labai džiugu, kad šiandien vyksta šita diskusija ir tikrai nėra vienos teisingos nuomonės ir reiktų išklausyti visų pusių. Todėl manytumėm, kad labai yra tikslinga, kad nevyriausybinės organizacijos, ekspertai, visuomenė, taip pat galbūt netgi ir vaikai galėtų dalyvauti, teikti siūlymus šeimos politikos formavime. Tiesiog tas rezultatas būtų labiau harmoningas ir pasiektumėm tikrai geresnių rezultatų. Ką irgi siūlytume, tai labai yra daug informacijos apie šeimą, apie teikiamas paslaugas, apie įvairių statistiniai duomenys ir pirmiausia, turbūt reiktų įsivardinti, tai kokios yra tos problemos, su kuriuom susiduria šeimos ir vaikai, tai kažkaip siūlytume koncentruoti tą visą informaciją ir analizuoti, kokios yra tos pagrindinės grėsmės, kas yra gerai, kur galbūt reiktų pasitaisyti ir taip atitinkamai priimti sprendimus, ta prasme, išsikelti savo klausimą, kokio pokyčio mes norime, svarstyti siūlymus, kaip galima tai pasiekti ir po to, po kiek laiko pasižiūrėti, ar tas pokytis pavyko. Tai
Pagrindinės tokias problemas, kurias matome šiandien, tai būtų socialinė atskirtis, alkoholizmas, tėvystės įgūdžių nebuvimas ir paslaugų ar trūkumas ar nepakankamas koordinavimas galbūt. Tai šitos yra turbūt kertinės problemos šeimai, kurias reiktų spręsti. Ir taip pat norim irgi, matom, kiek Lietuvoje yra socialinė rizika patiriančių šeimų. Yra didžiuliai skaičiai. Taip pat jautri grupė yra vieniši tėvai arba lietuviai gyvenantis užsienyje taip pat. Ką siūlytumėm, ko reikėtų pokyčiui? Tai šiuolaikiniam pasauliu tai yra viešieji ryšiai. Iš tikrųjų ir reikia apie tai kalbėti, rengti renginius, ta prasme, kad pirmiausia reikia apie tai kalbėti garsiai ir klausyti įvairių nuomonių. Taip pat socialinių partnerių įtraukimas, tiek nevyriausybininkų, tiek kitų, kad tiesiog pokytis neateis kažkur mes patys turime įsitraukti ir įtraukti kitus, išklausyti vieni kitų. Na ir kad jau kažkas pasikeistų, be abejo, reikia politinės valios, teisinio reglamentavimo ir finansavimo. Na, mes visi suprantam, kad jeigu nebus politinės valios ir finansų, tai tos visos mūsų gražios idėjos ir liks idėjomis dar ateinančiam dešimtmečiui. Tai linkim atrasti bendrystę iš tikrųjų, siūlyti, mažiau kritikuoti, daugiau siūlyti ir galbūt kartu galėsim daugiau pasiekti. Tiek tada trumpai. Dėkojame, Kristina. Ir toliau norėtume suteikti žodį Jurgitai Pocieniai, Daugiavaikų šeimų asociacijos mes vadovai. Prašau. Ačiū labai. Tai čia tiek daug jau pakalbėta apie šeimą. Iš principo, aš kai ruošiausi šitam atvykimui čia, tai iš vis galvojau, o kodėl mes turime kalbėti apie šeimą? Juk tai yra taip savaime suprantama, juk tai yra pats pagrindinis dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir apie tai nereikia kalbėti, tai tiesiog turi būti kiekvieno mūsų širdise. Mes turime visi tą vertybę turėti savyje. Ir diskutuoti apie tai čia tiesiog teorija. Tačiau aš manau, kad mūsų pareiga kiekvieno yra įskiepyti savo vaikams, kad tie vaikai apie šeimą nekalbėtų, o jiems ta šeima būtų pats pagrindinis ir svarbiausias gyvenimo ramstis, kad tai būtų užnugaris, kad tai būtų tokia ląstelė ar toks pasaulis, ar kaip tą pavadinsi, kuris niekada neišduos, kuris yra pats pagrindinis ir pats svarbiausias. Ir neturi kilti klausimų, ar turi būti šeima, ar neturi būti šeimos. Iš ko ta šeima turi būti sudaryta? Be abejo, kad šeima yra toks darinys, iš kurio gimsta pratęsimas, ar ne? Tai čia vėlgi negalima apie tai nediskutuoti. Ir aš manyčiau, tolerancijos klausimai, mano asmeniniu požiūriu, tai aš esu turbūt labai netolerantiška šio klausimu. Ir visgi šeima tai yra tai, nuo ko prasideda viskas. Tai jeigu čia taip trumpai, beje buvo šį sekmadienį šeimoje sena, nežinau kiek dalyvavo, kiek ne. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad dalyvavo neypatingai daug ir man šiek tiek buvo liūdna. Todėl, kad reiškia normalios, sąmoningos šeimos, jos nemano, kad tą reikia demonstruoti. Nors šiais laikais turbūt mes visgi turim pademonstruoti ir parodyti ir išeiti į gatves, kad yra gražios šeimos, kad jos gali būti, kad nebūtina, kad žmonės skirtųsi 5 kartus, nebūtina turėti 2 tėčius arba 2 mamas. Visgi ne tai yra mada. Mada turi būti sąmoninga, normali, sėkminga šeima, mano nuomonė. O šiaip aš truputėlį gal šitą visą mano pasisakymą tai truputėlį labiau konkretizavau ir čia jau abstrakčiai daug kas kalbėjo, tai aš tiesiog daugiau norėčiau pakalbėti apie didelę šeimą apskritai. Kokia yra daugiavaikė šeima mūsų valstybėje, koks yra į ją požiūris ir ar didelė šeima yra gerbiama, ar ji susilaukia valstybės paramos ir palaikymo, ar ji daugiau susilaukia pašaipos ir kažkokių tai užgauliojančių žodžių. Todėl, kad visgi dažniausiai pasakius, kad didelė šeima, aš turiu, tarkim, didelę šeimą, turiu tiek ir tiek vaikų, tarkim 5, kiti turi 6, 7.
dažniausiai būna labai keisti žvilgsniai ir klausimas, o kodėl, o kam tau to reikia? Tai reiškia, su taim kažkas negerai. Arba tu esi sektantas, arba tu nemoki skaičiuot, arba nežinai absoliučiai apie kontracepciją, arba asocialas. Viskas. Kad tai yra normalus požiūris, tai dažniausiai labai retas tiesiogiai tai pasakys. Ir labai retai kas suvokia, kad yra šeimų, kurios nori turėti daug vaikų, kuriem tai yra džiaugsmas, kuriem tai yra, na tiesiog, būtent tai yra viso gyvenimo prasmė ir esmė, todėl kad tik vaikai suteikia tą begalinį ir galutinį džiaugsmą. Ne karjera, ne pinigai, ne namas, ne kanarai, ne kelionės. Tai gali būti kartu su vaikais, tada be abejo yra fantastika. Tačiau kiekvienam atskirai, aš manau, kad neturint gražios šeimos, tai nebūna tikras atsakas. Tai vat, kaip bebūtų gaila, gausi šeima dažnai talpinama į socialinės rizikos skyrelį, nors tokių šeimų socialiai pažeidžiamų yra kur kas mažiau negu sąmoningų ir tvarkingų. Tačiau valstybė visgi dažniausiai visą dėmesį skiria į tą socialiai pažeidžiamas šeimas ir joms yra skiriamos išmokos, joms yra skiriamos pašalpos, joms yra skiriamas visas dėmesys, o va toms normalioms, kurios balansuoja labai dažnai ant tos tokios plonos raudonos linijos, kai jinai jau yra nebe socialiniai grupiai priklausanti, tačiau, na, su pinigėliais, tarkim, yra tenai kelių eurų klausimas, tačiau jie jau nebegali gauti jokių pagalbų, jokių nuolaidų, jokių išmokų. Į tokias šeimas nekreipiamas yra dėmesys. Tam, kad šeimos gerai jaustųsi, turėdamos didesnį kiekį vaikų, jos turi jausti saugios savo valstybėje kiekvieną dieną. Ir turint darbus, ir jų netekus. Ir sveikiems esant, ir užklupus netikėtai lygai. Kaip sakoma, ir džiaugsme, ir varge. Tai vat, valstybė iš tikrųjų turėtų, na, suteikti saugumo jausmą. Nes tik tada, jeigu šeimos bus saugios, ir jeigu jos žinos, kad kas be nutiktų, aš gausiu pagalbą, tada be abejo, manau, bus ramybė ir šeimos viduje ir bus noras turėti tų vaikų daugiau. Taigi, mano nuomonė, turėtų būti atkreiptas dėmesys į šiuos punktus, kurie yra ypatingai svarbus kiekvienai šeimai, auginančiai daugiau vaikų. Pirmoji problema iš tikrųjų yra būsto problema. Kaip žinia, nuosavą būstą įsigyti, na, ne visi mes galime ir ne visi turime galimybės ir finansinės, ir kažkokių kitokių problemų būna. Tai visgi jaunai šeimai būstas turi būti prioritetas. Ir apie tai turėtų iš tikrųjų pagalvoti mūsų valdžia ir sugalvoti kažkokią sistemą, kad tai būtų lengvatos, kad tai būtų galimybės. Be abejo, apie didelę šeimą kalbant, tai jeigu yra daugiau vaikų, tai pirmenybė turi būti pirmoje vietoje, manau, kad. Toliau apskritai apie lengvatas didesnėms šeimoms, tai vienintelė lengvata daugiavaikiai šeimai yra darželis, kuriame yra pusė kainos ugdymo išlaidoms. Tai realiai paėmus yra 1/4 visos sumos. Tai yra juokinga. Šiek tiek domėjausi Vokietijos praktiką, kadangi ten gyvena mano sesuo, tai turint daugiau negu 3 vaikus, darželiai, būreliai, viskas yra nemokama. Ir visi savo keliauja laimingai ir gražiai. Ir iš tikrųjų tenai neskirstoma socialiai remtinas, neremtinas. 3 ir daugiau vaikų, viskas. Toliau, aišku, irgi yra neformalaus ugdymo problema. Pradedant be abejo ir vieną vaiką turint, tačiau jeigu tų vaikų yra daugiau, tai neformalusis ugdymas yra skaudus kišenių pabarškinimas kiekvienam tėčiui ir mamai. Kadangi jeigu tai yra kokybiškos paslaugos, jos kainuoja pakankamai daug. O aš manau, kad valstybė vėlgi šituo klausimu turėtų susimastyti, todėl kad būtent kol vaikas yra mažas, ką jam į galvelę įdėsi, kiek tu jam įduosi, tai jisai ateityje iš tikrųjų sugrąžins 10-eriopai. Tai vėlgi kažkokia sistema turėtų būti, kad būtų galima subsidijuoti ar kažkaip kitaip padaryti, kad daugiau vaikų turinčios šeimos galėtų tos vaikučius leisti ar už mažesnę kainą, ar galbūt iš viso, kad galėtų nemokamai leisti. Dar vienas dalykas iš tikrųjų, su kuo susidūriau ir aš pati, tai yra mokesčiai. Kada, tarkim, mamos
turėdamos daugiau vaikų, jos imasi savo verslų ir čia jas užklumpa iš tikrųjų mokesčių naštos. Nors, kaip aš manyčiau, vien tai, jeigu tu augini 4, 5 ar daugiau vaikų, tai jau tu padarai didelį darbą ir jeigu valstybė suteiktų tai mamai lengvatas mokestinės, kad ji dar galėtų ne tik tai augindama vaikus prašyti, tarkim, pašalpos, bet pati užsidirbti ir neprašyti jokių pašalpų, tokiu atveju manau, kad būtų nauda ir šeimai, ir pačiai valstybei. Iš tikrųjų, aš čia daugiau prisirašiau, bet aš nemanau, kad dabar turėčiau labai detalizuoti tuos pageidavimus, ką čia galima padaryti, todėl kad galbūt čia ir diskusijoje mes apie tai pakalbėsim. Bet aš manau, kad jeigu valstybė atkreiptų dėmesį, kad šeima jaustųsi patogiai, kad motinos, tėčiai jaustųsi saugus ir ištikus kažkokiai tai force majeure situacijai galėtų kreiptis ir gauti tą atsakymą teisingą, tada manau, kad nebėgtų mūsų jauni žmonės į Anglijas, nefasuotų silkių tenai, o dirbtų čia, augintų vaikus ir daugiau tų vaikų gimdytų, bet vėlgi viskas priklauso nuo požiūrio į mus. Ačiū. Dėkoju už nuomonę ir užsakytus aspektus. Ir pasinaudodamas progą norėčiau jūsų visų paklausti, kaip manote, koks turėtų būti šeimos politikos tikslas ir kokiomis priemonėmis mes turėtume to siekti, kaip prie to eiti ir kaip visą tai formuoti? Galbūt kaip nevyriausybinės organizacijos viduje diskutuojate, kelti įvairius klausimus ir kaip manote, tai koks tas tikslas turėtų būti šeimos politikos formavime esminis? Aš manau, kad pirmiausia, tai yra saugios aplinkos kūrimas šeimai. Oi, atsiprašau. Pagrindinis tikslas tai turėtų būti saugios aplinkos kūrimas šeimai, kurioje jinai jaustųsi saugi ir, sakykime, jos tas gerovės užtikrinimas ir pačios politikos nuoseklumas, kad jinai nesikaitaliotų su kiekviena Seimo kadencija, su kiekvieno naujo ministro atėjimu ir taip žmonės jaustųsi užtikrintai ir saugiai. Tada tai manau, kad būtų vienas iš pagrindinių tikslų, kuris turėtų gulti šeimos politikos pagrinde ir sudaryti jos pagrindą. Toliau jau, aišku, tie uždaviniai turėtų būti keliami atskirai, ko mes norėtumėm, kaip tai turėtų būti įgyvendinima. Nes uždaviniai kaip tik turi būti tam tikslui pasiekti. Tai vat, mano tokia būtų nuomonė, būtent tikslo siekimas. Visiškai pritardamas tam, kas pasakyta, iš tikrųjų noriu pasakyti, kad pati tos politikos kultūra turėtų būti kitokia, turėtų keistis. Nes dabar pagalba šeimai labai nedaug skiriasi nuo žodžio išmalda šeimai. Tarsi šeima tokiam nepilnavertiškam statuse, daugiavaikė mama turėtų eiti galvą iškėlus kaip karalienė valstybėje. Visos mamos turėtų taip jaustis, orumas, žmogaus orumas. Ir tas pirmiausia atsispindėti valstybės šeimos politikoje turėtų tiek įstatymų lygmenį, tiek viešosios opinijos, aišku, atskirų žmonių tos kultūros ugdymas tai yra procesas. Kad taip įvyktų mūsų sąmonėje pokytis, tai nelengva tokias sustabarėjusias galvas pakeisti, bet rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas mokyklose. Nuo 2000, Jolanta man primins kelintų metų šeimos 2007 patvirtinta programa. Iki šios dienos rengimo šeimai ir lytiško ugdymo programą, bandant įgyvendinti mokyklose, tai vienokių, tai kitokių kliūčių begalės yra kišamos į tą procesą ir kartais nesupranti net iš kur. Tiesiog stabdoma ir tiek. Ir tai užstringa švietimo ministerijoje, tai kažkokiam kitam instituciniam lygmenį stringa. Per visą tą laiką pavyko pedagogų ugdymo ir plėtotojais centre gauti valstybės lygyje 4 etatų vienam žmogui, kuris galėtų pasirūpinti šituo reikalu. Tai čia būtent dar nacionalinio susitarimo pagalbos dėka, kur buvo suteiktas tam tikras statusas. O čia turėtų būti valstybės investicija į valstybės gynybą, kaip jau minėjau, numeris 1.
tai investuoti į šeimą. Ką šiandieną į šeimą investuosim, tą už 20 metų turėsim tokią valstybę. Jeigu mes matom šiandien šeimos situaciją tokią, galim labai suprasti, kas už 20-30 metų bus valstybė, jeigu nesikeis dalykai. Nes vien, kaip buvo minėta, vien priimtų gerų įstatymų neužtenka, juos reikia vykdyti, o vykdyti reikia resursų. Ir finansinių, ir žmogiškų, ir intelektualinių, visokių resursų reikia. Bet pagrindinis dalykas ir neprieps niekada, jeigu tai tik institucijos vykdys. Tas turi veikti subsidiarumo principu. Sudaryti viską, šeima labai gajus darinys, tarp kitko, yra, jeigu šeima nekliudoma. Tai būtent subsidiarumas, tas tarptautinis žodis man labai patinka, reiškia tai, ką gali padaryti šeima, tai mažiausiai turi kištis valstybė. Šeima tikrai susitvarkys. Dabar apie tą šeimos saugumą, kur kaip tik daugiavaikė mama užsiminė, labai trapi riba, kada, reiškia, dar socialiai nepažeista šeima gali tapti socialiai pažeidžiama ir kitoj grupiai. Tai šitoj trapioj vietoj turėtų būti ypatingas dėmesys, nes aš kažkaip nesuspėjau perskaičiuoti eurus, bet aš palyginsiu litais. Kiek dabar vaikas gauna išmoką šeimoje? Turiu mamų paklausti, nes kinta dalykai. Išmokos negauna. Kiek? Vaiko pinigai kiek yra? Vaiko pinigai yra iki metų laiko. Nu taip. Taip. Dabar, kai vaikas atsiduria pas globėjus, valstybė suranda, sakykime, litų išraišką 500 litų. Globėjai gauna už vaiką globodami 500 litų. Išmoka vaikui yra 52 Taip. litai 50 centų. Kai vaikas atsiduria globos įstaigoje, vaiko mėnesio biudžetas 2000 litų. Nu, galim persiversti į eurus. Tai dabar įsivaizduokime, tai nėra išteklių švaistymas. Kai mes kalbam, kad nėra pinigų yra, tik jie netaip dirba. Jeigu tie pinigai laiku būtų pasiekę šeimas, kurios nebalansuotų ant skurdo ribos, dažnai neatsidurtų ir toj paraštėje, kur vadinama socialinės rizikos grupė. Nes pagelbėti ir tom šeimom, kurios net ir socialinių įgūdžių neturi, tai mes tai resursus tam tikros, kad jiems padėti neatsidurti situacijose, o padėti globą paskirti, sakykime, kitų šeimų. Šeimos su šeimom yra solidarios. Sakykime, mano aplinkoje žinau, kad šeimos būrėsi į klubus, telkiasi, vieni kitiem padeda ten kaip tik išgali rūbelių bankai ir visa kita, todėl kad iš tikrųjų iš tų uždirbamų pinigų neišsiversi, bet ta bendradarbiavimo dvasia sukuria ir materialinės gerybės. Ne tik tai tą palankę socialinę aplinką. Bet tie modeliai, kurie jau mažesnėse bendrijose yra išbandyti, jie galėtų veikti visuotinai. Taikomi, gal ne paraidžiai, bet iš tos gyvenimo praktikos tikrai pasimti. Ir žmogus neturėtų jaustis, kaip jau minėjau, tik tai maloniais prašytojas. Jis, tai yra, sakau, pirmailė investicija. Todėl, kol mes šito savo galvose neperversim, kitas momentas, bijau, kad to supratimo žmonėse nepakeisim, jeigu mes dar ir savyje jo nepakeisim. Mes pirmiausia viduje turim suprasti ir reikalauti tų dalykų kaip piliečiai, kad mums jie priklauso. Ne dėl to, kad jūs ten pagalvokit kitaip, bet jūs privalote tiesiog daryti taip. Galų gale visi politikai yra taip pat tėvai arba vaikai kažkieno, jeigu jie yra ančiau pasaulio. Tai per tą aspektą reikia ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Kol mes su jais kalbamės kaip su biurokratais ir pastatom jį į tą statusą, jis pereina į gynybinę poziciją ir ieško būdų, kaip toj pozicijoje jam ten bent jau išsivinioti iš tos situacijos, jeigu nekonfrontuoti. Tai šituo atveju reikia juos įtraukti kaip pariteto principų, kaip bendradarbius. Juos įgalinti būti tinkamais politikais. Gal taip supaprastinti. Tai nenoriu išsiplėsti, bet maždaug tiek. Ačiū, gerbiamas Vidai. Kaip tik norėjau pakreipti būtent dar mūsų diskusijai pridėti klausimą prie to konkretaus tikslo, ilgalaikio tikslo galbūt, to įvardinimo būtent ir klausimą, kągi pačios šeimos ar net šeimos per nevyriausybinės organizacijas, ką galėtumėm padaryti. Ir jau šiek tiek minčių gavome būtent ką tik dabar, tai jeigu dar kas turite pridurti iš mūsų diskutuojančių, tai prašau. Na, šiaip manau, kad galima daugiau pasiekti tokių
teigiamų, pozityvų, ne kažkokiais tai bauginimais ar kažkokia prievarta, bet būtent per mokymą, per švietimą tiek jaunimo, tiek pačių tėvų. Na, pagaliau rodyti tas gražias šeimas, rodyti gražius pavyzdžius, nes visuomenį mes labai daug matom tokio negatyvo, tokio daug neigiamybių. Norėtųsi matyti gražius pavyzdžius, kad va štai šeimos gyvena, kad vaikai yra džiaugsmas, tai nėra kažkokia lytiškai plintanti liga, našta ir taip toliau, bet tai iš tikrųjų yra džiaugsmas. Tiesiog parodyti, kad žmonės yra laimingi. Šeima iš tikrųjų yra gėris. Tai kažkaip labai viskas bandoma tarsi individualizuoti, kad iškeliamas individas, aš, mano poreikiai, aš tarsi noriu gyventi savo ir visa, kas mane kažkaip tai pareigoja, riša, tai kažkaip tarsi trukdo, bet tai yra tokia tarsi tokia nuomonė formuojama. Bet tai norėtųsi daugiau matyti ir tos kitos nuomonės, kad būtent šeima yra laimė, žmonės būtent patiria tokią nesavanaudišką meilę per savo vaikus ir tai yra labai gražu ir ant to ir stovi pasaulis. Norisi tikėti taip. Ar tai reikštų, kad turėtumėm plačiau įtraukti ir to žiniasklaidos atstovus? Nes juk dabar atrodo, kad jie visą laiką sako, mes rašom ir rodom tai, ko visuomenė nori. Kaip pateikti tą žinutę, kad vis dėlto visuomenė nori ir gerųjų pavyzdžių, nes ne pirmą kartą girdžiu apie tai, kad būtent mums pasakokite ir apie tai. Kur tada užstringa, ar vis dėlto tos šeimos didžia dalim nežiūri televizijos, tos gražiosios šeimos, nes neturi tam laiko ir turbūt neatsiranda toje statistikoje, kur būtų informacija apie tai, kad pasirenkamos laidos yra kitokios. Iš tikrųjų, aš galėčiau labai atsakyti iš tą klausimą, nes mūsų asociacija, mes, kaip sakant, ant to dirbam, stengiamės iš tikrųjų ir rodyti, ir rašyti apie tai. Ir ką galiu pasakyti, neįdomu tai yra. Tai yra neįdomu. Neįdomu žmonėms žiūrėti, kaip kiti gražiai gyvena. Įdomiau yra žiūrėti, kaip gyvena, atsiprašau, alkoholikai, kaip jie mušasi, kaip jie keikiasi, kaip tokias laidas įdomu žiūrėti, bet tokias laidas ir žiūri tokie patys. Čia yra bėda apskritai mūsų turbūt televizijos ir mūsų žiniasklaidos, kad mes visą laiką traukiam į paviršių tai, kas yra negražu. Nes turbūt visada smagiau yra pamatyti, kaip jie gyvena blogiau negu aš. Tai iš tikrųjų, jeigu bandysim rodyti ir mes tai iš tikrųjų stengiamės tą daryti ir gal užkrėsim. Nors galiu pasakyti dar vieną dalyką, kada išeina kažkoks straipsnis, tarkim, Delfyje, apie gražią šeimą, mes ten parodom tikrai gražius pavyzdžius, kokie komentarai pareina, siaubas tai yra. Tai yra pilni pavydo, pilni pagiežos, absoliučiai negatyvas, visiškas ir vis tiek ta moteris, jeigu jinai tenai turi daugiau vaikų, jinai vis tiek būna apvadinta visokia kokia, kaip tik tai nori, tik tai ne tai, kas yra gerai. Tai gal čia apskritai žmogiškas toks yra požiūris, žmogaus prigimtis, kad visą laiką reikia neigti. Bet kuo daugiau rodysim, tai tuo geriau turbūt bus. Noriu vieną dalyką pastebėti, kad per tokią eilę metų su žiniasklaida dirbti yra be galo sunku. Nes žiniasklaidai reikia sensacijų. Ir sensacijos faktiškai yra pagrindinis mūsų žiniasklaidos akcentas. Ir reikia pastebėti ir naudojantis, kad yra politikas, ponas Dagys, jisai yra šeimos, kaip sako, rėmėjas ir vienas iš tų palaikytojų mūsų. Lietuvos televizija yra dabar, sakykime, ta televizija, kuri neturi reklamos, kuriai nereikia, kuri yra finansuojama kaip valstybinė televizija. Ir pastebėkime tai, kad netgi valstybinėje televizijoje mes neturim nei vienos laidos, kuri kalbėtų apie šeimą, apie šeimos politiką ir taip toliau. Ir aš tiesiog tikiuosi, kad ateityje kaip tik šita televizija turėtų formuoti vieną, sukurti vieną iš laidų, kuri galėtų kalbėti
Nu, nebūtinai, kad ten kokios gražios mūsų šeimos ir taip toliau, bet apie tą šeimos politiką, kuri yra reikalinga, o šeimos politika tai ir švietimas, ir mokesčiai, ir visa kita, kurie susidaro ir būtent ta šeimos laida būtų tokia gana aktyvi. Aišku, domisi žiniasklaida atskirų švenčių momentais, gražiomis šeimomis, bet aš noriu pastebėti ir kitą dalyką, kad ne visada šeimos nori eiti atvirų tekstų į žiniasklaidą. Ir nežinau, pavyzdžiui, sakykime, per mano tokią patirtį galiu pastebėti, kad kalbini tikrai labai gražias šeimas ir jos tikrai labai nenori dalyvauti būtent pokalbiuose su žurnalistais. Todėl, kad mūsų žurnalistai irgi kartais nesivadovauja žurnalistų etikos kodeksu ir ne visada teisingai pasako kai kuriuos teiginius apie tas šeimas ir kontekstai išplaukia ne visai geri dalykai. Todėl šeimos pabandė vieną ar kitą kartą, jos tiesiog atsiriboja nuo žiniasklaidos ir sako ačiū. Aš šito nenoriu, man viešumo pakanka, aš džiaugiuosi tą, ką aš turiu ir man šito nereikia. Tai tiesiog vienas iš pasiūlymų būtų, kad Lietuvos televizija galėtų tikrai bandyti formuoti kažką tai panašaus, kaip Bėdų turgus informuoja apie visas bėdas Lietuvoje. Taip tokia atskira šeimos, sakykime, laida kažkuri tai galėtų informuoti apie tai, kokie lūkesčiai šeimų, kokie norai, kuo gyvena šeimos ir ką politikai ateityje ruošia būtent šeimos, sakykime, kad kiekvienai šeimai būtų jauku ir gera ir saugiai jaustis Lietuvoje. Dėkuoju. Aš dar taipogi norėčiau paklausti, jūs paminėjote Lietuvos televiziją. Kaip manote, kokios kitos galėtų būti priemonės, kuriomis pasiektume tą šeimos politikos tikslą, pasiektume esmę, dėl kurios čia mes visi diskutuojame? Kokios tos priemonės galėtų būti? Koks būtų jūsų požiūris? Kaip tik norėjau tą temą ir pasakyti, už tai, kad mes laukiam, kad kas nors padarytų. Turime daryti, nes tie, kurie daro netinkamai, tai jie ir nedarys tinkamai, nes jie ir tam pasirengė, nes jie ieško sensacijų arba negatyvų ir ieškos. Bet jeigu mes norim viešinti gerus dalykus, mes juos ir turim viešinti. Rasti būdą juos viešinti, rasti žmonės, kurie kurtų tas laidas iš savo tarpų, auga talentai, pastebėkim, padrasinkim, paskatinkim, kad tie žmonės mūsiškai kurtų, sakykim, kuriems tie dalykai, tos vertybės yra brangios. Ir čia, sakykime, aš iš ateitininkų, pavyzdžiui, pasakysiu. Mes leidžiam savo žurnalą Ateitis ir dedam tą informaciją, kuri mums aktuali. Mes nelaukiam, kad Lietuvos rytas į ją ateitų. Už tai, kad Lietuvos rytas ieško sensacijų. Kaip pavyzdys, atvažiavo į stovyklą į Berčiūnus, Lietuvos ryto žurnalistai ir vaikus klausinėja, vaikai sako, čia gerai, programos geros, vadovai įdomus, viskas varko, kas pas jūs blogai? Blogai, sako, kad niekur nėra, reportažų nebus, reiškia. Tai mums nei šilta, nei šalta. Čia jau Lietuvos ryto problema, jie neturi apie ką rašyti, lai nerašo. Mes turim ką rašyti, ar savo ateities konferencijoje, ar savo žurnale rašom. Aš manau, kad šeimos turėtų, šeimų organizacijos burtis, valstybės rūpestis pafinansuoti tuos projektus, kuriuos gerų dalykų viešinimui imtųsi šeimų organizacijos daryti. Šiuo atveju ir šeimos politikos institutas taip pat, manau, viena iš tų priemonių, kuri gali tada ir jau daro šią akimirką, sakykime. Ir aš turiu viltį, kad bus ir daugiau tų atskirų iniciatyvų, nes atiduoti į rankas tiems, kuriems tai nerūpi, negalim tikėtis gerų dalykų. Juk neduoda meistrui taisyti savo automobilių, kuris nesugeba to daryti, o savo daug svarbesnius dalykus nei automobilis patikim tiem, kurie sudarko juos. Sugadina, tai nepatikėkim tiem žmonėms, tiesiog paprastas dalykas. Nes, o kaip kuriuos dalykus reikia ir įstatymiškai sureguliuoti. Sakykime, Švedijoje už nepilnamečio savižudybės paviešinimą žiniasklaidos organų savininkui ar vadovui 2 metai kalėjimo, be išlygų, be atidėjimų, 2 metai kalėjimo. Už tai, kad tas sukelia grandininę reakciją. Tie, kurie stovi ant slenksčio, sužinoja šitą žinią, seka iš paskui.
Pas mus mažiausiai savaitė viešajam diskurse nepilnamečio kokio nors savižudybė mokykloje ar kitur. Ir po to, jeigu surinktume statistiką, kiek dar po to dalykų įvyko arba įvyko įtampų didelių, tai sužinotume. Aš esu užklausęs žurnalistų. Sako, redaktoriai šitą pasakai, tai pasako paprastai, gali pas mane nedirbti, dirbs kitas. Bet tai rūpestis tas, kad tam tikras sritis, tam tikrus barus reikia perimti patiems ir patiems padaryti tinkamus darbus. Iš tiesų skamba labai įkvepiančiai prisijėmimas atsakomybės ir labai norėtųsi tikėti, kad tie pajėgumai yra tikrai pakankami, kad būtų galima padaryti, bet manau, kad iš tiesų dar daug darbo būtent yra ir pačiose organizacijose ir apskritai su šeimomis padrasinti, kad iš tiesų pačios turi veikti, nes vis dėlto tie tyrimai rodo, kad tas laukimas yra ištiesta ranka arba viltis sudėta į kitus. Mes čia galbūt šiek tiek patys savo krūtame ir tuo esam laimingi, bet kaip iš tiesų padrasinti veikti, kaip padrasinti kalbėti, nepaisant to, kas beįvyktų, kaip iš tiesų padrasinti dalyvauti organizacijų veikloje, dalyvauti aktyviai, ne tik tai būti statistiniu nariu, sakykime, kaip iš tiesų eiti ir reikšti tą nuomonę, nes dažnai būna kreipiantis ir prašant išsakyti nuomonę, tai atsigrėžiama į narius ir klausimą, kasgi galėtų, o pasirengusių eiti kalbėti viešai nebūna tiek jau ir daug. Ir manau, kad tai akivaizdus, platus dar tas kelias visiems mums ir inicijuoti tuos projektus, kaip sustiprinti organizacijas arba darbo su žiniasklaida. Iš tiesų yra dirbama su žiniasklaidos atstovais, bet paprastai kiek yra tekę susidurti, tai mokymus daro būtent ne tai, kad būtų atspindėtos šeimos, bet kiti klausimai ir ten sukviečiami yra žurnalistai ir su jais bendraujama, tai turbūt reikėtų tą patį daryti ir susijęs su šeimos tema. Ir dar norėtųsi paklausti, ką rašėme jums ir kviesdami į šią diskusiją. Norėjom paklausti jūsų nuomonės apie politikų konsultavimąsi su visuomenė ir su mokslininkais. Ar kaip manytumėte, ar tai turėtų būti taip, sakykime, kaip yra, karts nuo karto, kuris nori, tai ir daro, ir kaip pavyksta, ar tai galima būtų kalbėti ir apie kažkokį tai mechanizmo sukūrimą ir vėlgi galbūt ir Teisės instituto mokslininkai ir kiti čia prisidėtų ir galėtų ieškoti kažkokio tai gal ir formalaus to būdo, kaip įvesti tą konsultacijų mechanizmą, nes vis dėlto matom, kad šeimos politikos sėkmė yra ne tik nuo sprendimų priklauso, kokie jie yra, bet ir nuo įgyvendinimo ir nuo pačių šeimų, kaip jos priima tuos joms skirtus sprendimus. Tai ką manytumėte apie konsultavimas ir kaip vertinate tai, kas yra dabar, tas bendradarbiavimas tarp visų, sakykime, įtakojančių šeimos politikos formavimo, pačių šeimų per organizacijas, mokslininkų, kurie tyrinėja ir stebi kitų šalių, sakykime, patirtį ir politikų. Bet taip pat ir žiniasklaidos atstovai tame galėtų irgi įtakoti ir, sakykime, savivaldą ar ir verslas, kaip manytumėte? Atsiprašau, aš čia gaunasi monologų šiek tiek, bet vis dėlto. Kaip kurie instrumentai veikia, sakykime, besikuriančios šeimų tarybos prie savivaldybių ir gal net prie mažesnių savivaldybių tai sėkmingesni instrumentai, kadangi bendruomenės kompaktiškesnės, labiau vieni kitus žmonės pažįsta, tiek dirbančių savivaldos aparate, tiek tų organizacijų atstovus, kurie ten dirba. Ir jie kaip vietinės bendruomenės, galų galiai būna bendrų parapijų nariai, kaip sakyt, bažnytės bendruomenės taip pat sutelkia. Ir tos mažesnės bendruomenės efektyviau kartais veikia, nes didesnė mieste, sakykime, Vilniuje dar iki šiol turbūt šeimos taryba nėra įsikūrusi, kur buvo numatyta. Žinau, kaip Kaune kūrėmės, tai užtruko gal mažiausiai 5 posėdžiai, kol galų gale pavyko ją sukurti, nes kuo didesnė bendruomenė, tuo platesni interesai ir atstovavimas platesnis ir kaip suderinti visų lūkesčius ir dar sudėtingiau sutelkti bendram darbui, kad sukurti tą veiksmingą mechanizmą ir sistemą. Tai aš manau, kad reikia vis tiek kūrybiškai ieškoti ir
su politikais, tiek mokslininkų potencialas tikrai yra nemažas. Ačiū Dievui, šiuo momentu jau yra, kurie nagrinėja, sakykime, Vytauto didžiojo universitetas Kaune turi ir šeimotyros katedrą, tai kurie tikrai nuoširdžiai gilinasi neformaliai šeimos reikalus ir tarptautinį kontekstą nagrinėja, kai kur, kad nereiktų išradinėti dviračio, gerąją praktiką pasitelkti ir pritaikyti ir pritraukti žmonės, o kaip aš sakau, visi esam vaikai, visi esam tėvai ir seneliai, tai labiau dirbti per šitą žmogišką pusę, ne per formaliąją. Kai kur tenka suformalizuoti, rašant taisyklės, išleidžiant įstatymus, bet bendradarbiavimu turi vis dėlto tas aspektas pajudinti žmonių jautrąją dalį. Nes galiu iš praktikos pasakyti, aš nemažai metų buvau Kauno jėzuitų gimnazijos tarybos pirmininku, kurį laiką ir tėvų komiteto nariu. Kol tėvai susirinko kaip individai, apie kuriuos kalbėjom, reiškia, su lūkesčiu, kad jų vaiką išprusintų ir padarytų konkurentabilų naujoje besiklostančiose sąlygose rinkoje, tol tam tikras šaltukas dvelkė ir nesigavo. Kai tėvus pavyko suburti į bendruomenę kaip tėvus, ne kaip atskirus žmonės, bet kaip tėvus, sutelkti bendram darbui, tai susiformavo bendruomenė, kuri iki šiol gyva. Jau vaikai seniai turi savo vaikų, o tie tėvai iki šiol tebe bendrauja ir bendradarbiauja, kada reikia kokius nors sukurti dalykus. Tai šiuo aspektu per tą žmogiškąją pusę. Ne konfrontavimo, ne piketavimo, bet bendradarbiavimo. Kuriant įstatymus, leidžiant įstatymus peržiūrėti, ar jie nepažeidžia, ar nepažeis lūkesčių. Įstatymų leidėjai negali įvertinti visų aspektų iš anksto. Jis gali iš teisinės pusės pasižiūrėti, bet ar nepažeidžiami šeimų lūkesčiai, jautriosios vietos, tai gali įvertinti tik tie, kuriems tas įstatymas bus taikomas. Tai be tėvų bendruomenių ekspertizės, reiškia, tam tikros, tas įstatymas nebus veiksmingas. Apie tai, ką buvo kalbėta, parašyta įstatymų daug, kodėl neveikia. Reiškia, yra kelios priežastys. Arba jie neatliepia į tuos lūkesčius taip, kaip turėtų, netinkamai surašyti, nors popierėje galbūt ir geri. Tai tas visų šitų jūsų išvardintų grandžių bendradarbiavimas tiek mokslininkų, tiek valstybininkų, tiek šeimų organizacijų narių, vienareikšmiškai norint, kad pavyktų geras produktas, grubiai sakau, taip, kuris tenkintų visas pusės, tai be bendradarbiavimo šito neįmanoma tiesiog. Dar norėčiau pastebėti, jeigu galima. Žvelgiant iš praeities, visada būdavo kuriamos tokios bendradarbiavimo tarybos. Tai buvo globos ir rūpybos taryba prie vyriausybės, kuri irgi, sakykime, taip kaip konsultacinė taryba, nes, sakykime, aprobuodavom kai kuriuos nutarimus vyriausybės, kai kuriuos įstatymus, kurie buvo ruošiami teikimui Seimui ir galėdavom įsijungti kaip atskiros organizacijos su savo pastabomis ir pasiūlymais. Toliau turėjom prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, reiškia irgi tokią šeimos gerovės, aš dabar tiesiog galiu susipainioti, nes tiek tų visokių tarybų veikia. Irgi tam tikrais aspektais tai buvo geras dalykas, todėl kad galėdavom per savo prizmę perleisti, sakykime, per kiekvienos organizacijos prizmę perleisti tuos naujus įstatymus, kaip jisai veikia vienos ar kitos grupės žmonių gyvenimą ir tos visos aplinkybės būdavo, sakykime, matomos ir teikiamos, kad ar pataisos, ar kažkokie tai reikalingi dalykai turėtų būti patvarkomi tame viename ar kitame įstatyme. Pavyzdžiui, kaip mes, kaip organizacija, labai aktyviai darydavom tokius susitikimus būtent su kandidatais ir kandidatais į Seimą, į vietinės savivaldybės, nes duodavom kaip ir tokią programinę užduotį, būtent pasisakyti tiems mūsų kandidatams ir pristatyti savo kaip šeimos politiką, kaip ta visa, sakykime, jų programa paveiks šeimas gyvenančias Vilniaus mieste arba, sakykime, Seimo nariai, kaip įsivaizduoja, kaip tai turėtų atrodyti šeimos gyvenimas. Aišku, mes daugiau temdavome per gausios šeimos prizmę,
Nes, kas yra aktualu bendruomeniai, tą jinai pagrindė ir, reiškia, ją kaip ir pristato. Bet toliau mes tiesiog matėm, kad gausi šeima kaip šeima tokia išlieka bendram šeimų kontekste. Yra pirmiausia šeima, o toliau jau, sakykime, mes galim kalbėti bendram šeimų kontekste apie gausią šeimą, kaip išskiriant ją atskirai. Todėl iš pradžių tikrai buvo labai didelis interesas ir žmonės labai mielai dalyvaudavo šituose susitikimuose ir tiesiog siūlydavo, pastebėdavo, nes ne visada vienas ar keli asmenys formuojantys, sakykime, pasiūlymus Seimui ar vyriausybei gali apriepti tą visumą, kurioje gyvena šeima. Tai kada tokia didelė auditorija, iš tikrųjų daug atsirasdavo labai gerų pasiūlymų ir pastebėjimų. Bet ilgainiui bėgant, sakykime, žmonių dėmesys tam priblėso ir žmonės tiesiog nematė reikalo jau ateidinėti į tuos susitikimus, kadangi politikai nelabai galėdavo kažką pasakyti ir po atskirų tokių, sakykime, pasisakymų, kad mes labai puikiai žinom ir suprantam, kas tai yra šeimos politika, žinot, nusvirdavo rankos ir tiesiog, žinai, kad žmonės pirmą kartą ateinantys į Seimą, ypatingai tų naujųjų partijų, kurios, sakykime, ant pakilimo bangos pirmą ir gal paskutinį kartą atėję sakydavo, kad mes pažįstam ir žinom, kas tai yra šeimos politika, tiesiog nusvirdavo rankos ir daugiau. Ir kitas pastebėjimas tuo, kad gal tas mūsų organizacijų toks aktyvus dalyvavimas irgi priblėsta tuo, kad ne visada atsižvelgia į mūsų pasiūlymus ir su mumis diskutuoja toliau ir kalba apie tas problemas. Tai kaip tai telkti, aišku, manau, kad tik aktyvių politikų dėka šeimos gali patikėti ir ta aktyvia pozicija palaikoma, sakykime, informacinės žiniasklaidos, informacinėse laidose arba žiniasklaidoje, tokios pozicijos, tada šeimos kažkaip gal pradės tikėti. O dabar šeimos yra nusivylusios, nes per daug dažnai mūsų politikai kaitolėja savo nuomonės ir bėgioja, kaip sako, to pastovumo neturi. Na, aš manau, kad svarbiausia yra pats dialogas, kalbėtis ir Lietuvoje mes neturim tokių gilių tradicijų, tokių debatų. Mes girdim tik tai dažniausiai savo vieno nuomonę, toks monologas būna dažnai, kad aš teisus, o tu tai jau visiškai jau. Tai pirmiausia, turbūt tai reiktų skatinti tokią tiesiog bendravimo kultūrą, kelti pagarbą žmogui jo, netgi ir kitokiai nuomonė, jisai turi teisę turėti savo nuomonę. Ir paprasčiausiai pradėti galbūt ir nuo savęs. Ateidama į šitą diskusiją, aš paklausiau savo vaiko. Sakau, o kaip tu manai, ką reikia padaryti, kad Lietuvoje šeimai ir vaikam būtų geriau? Vaikas atsisėdo ir man surašė, reiškia, 10 punktų. Žinokit, iš tikrųjų taip ir išsižiojau. Ir aš čia visų iš tikrųjų nevardinsiu, bet buvo proga pamastyti, kad tikrai turim diskutuoti, turim išklausyti visų pusių ir kas labai man taip buvo svarbiausias turbūt siūlymas, kad vaiko balsas visuomeniai būtų išgirstas. Tai va. Tai to ir linkėčiau. Pirmiausia, girdėti, ne tik tai klausyti, kalbėti, bet ir girdėti vienas kitą. Tai va. Ir manau, kad politikam irgi yra sudėtinga. Jie nagrinėja labai daug įvairiausių klausimų. Visiškai skirtingų įstatymų. Ir dabar įsigilinti ten į kiekvieną, iki detalių, turbūt nėra labai paprasta. Taip, kad tikrai yra geranoriškų žmonių ir tas bendradarbiavimas visada jis yra įmanomas. Tik reikia noro. Manau taip. Apie tai, ką jūs kalbėjot, kad, reiškia, lygiai nusivylę, yra dar kitas momentas. Vaikai užaugo. Motyvacija priblėso. Jau vaikams tenka rūpinti savo vaikais, tai ką aš to noriu pasakyti, būtinai šitą veiklą įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių ir jaunų šeimų, kol dar vaikai neužaugia. Nes tada motyvacija pati stipriausia, o paskui jau tiesiog truputėlį pradedam virti savo sultyse, užsiciklinam
kartais susireikšminam, o iš tikrųjų esame visi tokie pat kaip ir kiti, tik tai nebejokim tą stafetę perduoti jaunesniems ir nebejau padarys geriau, nes turi naujas kompetencijas ir išprusę labiau ir aš manau bendradarbiavimo dvasiu, tas dialogas, kaip jūs minėjot, padės perimti gerus dalykus ir nekartoti klaidų, kurias esam padarę, nes tobulų nėra. Tai linkėčiau ir savo, ir kitiems drąsiai jaunimui patikėti daugelį dalykų. Labai ačiū visiems kalbėjusiems, iš tiesų akivaizdu jūsų irgi klausantis, kad nors labai norėtųsi, kad savaime būtų viskas aišku ir savaime spręstųsi ir ta savaime aiški vertybė šeima būtų taip savaime aišku visiems, bet to savaime tikrai nėra. Ir tas kvietimas šiandien diskutuoti irgi buvo šiek tiek gal su tokiu per dideliu lūkesčiu, kad mes galėsim susikoncentruoti į tuos svarbiausius klausimus, bet aš manau, kad vienas iš pagrindinių tikslų vis dėlto kalbėtis, pradėti diskutuoti apie kažką tokio aiškesnio, ne tai, kad apskritai apie šeimą, bet apie šeimos politiką ir jos tikslą, kogi mes iš tiesų norime. Na, po truputį pradėkime ir tikrai nesitikiu, kad šios diskusijos pirmosios išvados bus ypatingai nulemenčios, bet tai, kad mes pabandom susėsti prie vieno stalo, kaip šiandien nepavyko susėsti tam platesniam ratui, būtent ir jaunimą kvietėme ir kitose srityse dirbančius ir žmogaus teisių organizacijų atstovus, nepavyko šį kartą, bet nenuleidžiam rankų, kas parašys savo nuomonę, kas įsijungs į kitą diskusiją ir dar tiesiog kadangi nekartą minėjot politikus, tai turbūt norėtų gal gerbiamas Seimo narys dar žodį kokį pasakyti, jeigu jau į tą daržą vis kalbėjom, tai keletą minčių ir tada paskui prašysime diskusiją apibendrinti. Ir ačiū tuomet. Arba... Tai ačiū labai suteiktą galimybę pasakyti, nors aš labai įdomiai klausiau, galėjau pratęsti tokiu pačiu būdu, nes tikrai kalbėti tenka daug, o klausyti kartais mažiau. Nieko nepadarysi. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios tokius gal akcentus, kuriuos jūs čia paminėjot, bet aš padarysiu tam tikrą tokį lyrinį nukrypimą. Kad iš tikrųjų diskusija tai, kad mes plėtojam ir pradedam, čia yra labai gerai, tie dalykai, viskas tvarkoj, bet mes gyvenam tam tikro laiko trūkumo, ceitnoto sąlygom. Deja, aš dabar šeimos politika ir ypatingai demografinės klausimai, gimstamumo klausimai tampa nemažiau aktualūs mums kaip ir grėsmė iš rytų ateinant. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas ir taip reikėtų tą dalyką žiūrėti. Aš dabar susiradau savo portfelį tokius porą paveiksliuką, kurie norėčiau, kad matysi čia. Čia yra pasaulio žemėlapis, kaip atrodo pagal gimstamumą. Kuo žalesnis, tuo daugiau. Ir ten, kur mes gyvename, matot juodą visur. Ir iš to išplaukia labai daug išvadų. Imigracijos ir kiti problemas, kad gyvenimas vystosi pasaulyje žymiai plačiau, negu kartais mes sprendžiam tik tai savo kiemo problemas. Ir tas gyvybės plėtotė, jinai kaip ir gamtoje, jinai visą laiką į tuščią vietą, jeigu mes neužpildom tos erdvės, ateina kitur. Ir kad tai nebūtų kokia nors tuščia frazė, yra kitas žemėlapis čia. Toks pat. Tai yra Europos Sąjungos bendro vidaus produkto augimas per 10 metų, jeigu įvertinti vienam žmogui, jeigu reiškia eliminuoti infliaciją. Per 10 metų. Ten, kur mėlyma, yra kritimas. Ten mes biški daugiau atrodom, o net ir Vokietija, kaip Europos Sąjungos variklis, per 10 metų vidaus produktas paaugo nepilną procentą. Jūs įsiklausykite, per 10 metų turto toj visuomenė susikūrė, praktiškai nebuvo sukurta naujo. Reiškia, šitas regionas dėl šitos priežasties, praktiškai dėl pirmosios priežasties, jis praranda bet kokį konkurencingumą. Mes kalbam apie socialinės programos, iš ko jos bus finansuojamos. Nes jeigu nėra žmonių, nėra ekonomikos, nėra finansų. Viskas grandinė užsidaro.
Ir tai yra pasiekmė to mūsų defragmentavimo šeimos kaip tokios. To individualizmo, kuris sakė, skandinaviško požiūrio ir panašiai. Ir skandinavai ypatingai geriausi šiuo atveju pavyzdys, nes jie investuoja beveik 22% BVP, bet pagal savo santykinį skurdą visur kitur iš ES nelabai įsiskiria. Ir su šeimos demografinė situacija, jų reproduktyvumas netenkina jų reprodukcinių poreikių. Yra gimstamumas mažesnis. Nežiūrint didžiulių finansų mums net neįsivaizduojamų, nes jeigu mes dabar norėtume švedų sistemą perimti, mums reikėtų jau šių metų biudžete numatyti 11 milijardų litų papildomai būtent šitom klausimam. Tai yra neįsivaizduojama suma, nes tai yra pensijoms skiriam mes mažiau. Tai va tokie mastai. Vadinasi, priežastis reikia ieškoti kažkur tai šalia kitur, jūs užčiuopėte apie tai tam tikrą visuomenės požiūrėje, pagarboje požiūrėje, prioritetuose, ar tai yra tavo karjera ar ne. Ir aišku, kalbant apie šeimos politiką, labai svarbu, kad būtų susitarta, kas tas yra. Nes kodėl dabar šitoje kadencijoje stovi viskas, nes yra visiškai nesusitariama, apie ką mes kalbam. Ir tai turi liūdnas pasiekmes. O kaip pavyzdį pasakysiu paskutinis įstatymas, kuris irgi sukėlė daug kontroversijų. Vaikų teisių pagrindų įstatymo projektas. Jame yra įtvirtinama nauja, visinai fundamentaliai nauja savoka ir požiūris į šeimą. Tai yra socialinės vyriausybės projektas, kuriame vaikas laikomas kaip savarankiškas teisės subjektas, o šalia yra dvi aptarnaujančios institucijos - valstybė ir šeima. Susiklausykite, reiškia, jau vaikas nebėra šeimos dalis. Šeima yra kita institucija, nepriklausomai nuo vaiko. O tada jau seka labai daug visokių dalykų. Jeigu šeima yra aptarnaujanti institucija, tai jai taikoma visokios priežiūrinės institucijos ir tada sprendžiame, tu gerai aptarnauji, jeigu ne. Jeigu ne, tai aptarnaus valstybė, da kokia ten socialinė globėja ir visa kita. Tu aptarnaujanti institucija. Todėl vaikas iš tavęs gali bet kada būti paimtas, jeigu tu blogai jį aptarnauji, skaitant, net ir tais atvejais, jeigu socialinės tavo garantijos yra, tavo gyvenimo sąlygos yra blogesnės, negu kad tau gali pasiūlyti socialinis globėjas. O štai visą iškart grandinė atsidaro, ir tada lengvas paėmimas ir taip toliau ir panašiai. Tuo tarpu, kai mes visi čia iš jūsų kalbų visą kitą suvokiam tą vaiką kaip tokį, kaip neatskiriamą šeimos dalį, kuri yra santykėje su valstybė, kuri turėtų padėti ir kažką tai ta prasme, per savo dalyvavimą kažką tai padaryti. O tai, kai nesusitari, dėl to šeimos politikos nesusikalbame. Praktiškai dabar yra, šitoje situacijoje yra patinė situacija. Tiesiog niekas nieko nepriimama, vyriausybės eina tokie projektai, Seimas to nepraleidžia, bet ir pats neįgalus nieko priimti. Tai ir nuo jūsų darbo, tą, ką jūs čia darote, nuomonės formavimo, tai aš matau tome didelę prasme, kad jūs galėtumėt būti inicijuoti tą išjudinimą iš to mirties taško, kurį mes dabar turime, patinės situacijos, kad prasidėtų kažkoks tai formavimas, nes dabar jis yra visiškai šaldytas. Ir bijau, kad ateityje jisai slinktis bus tik tai į prastesnę pusę, bent kaip aš įsivaizduoju. Tai galiu pasakyti, kiti metai bus kritiniai šitais klausimas. O šiaip tai gal norėčiau jūsų klausyti, negu kalbėti. Ačiū Jums ir noriu. Gal diskusijas palikim tada jau šitas. Tikrai neįsigalios, nes su jūsų organizacijų pagalba, nes nors ir alternatyvus įstatymo projektas buvo nepateiktas, bet kadangi dabar yra virš 90 pataisų užregistruota įvairiausių tais ir žinant su mūsų dabartinės daugumos darbštumu, gali būti ramus, kad Liepos mėnuo tai čia aplamai tokia fantastikos programa. Diskusijos jau įsisibuoja į šalį, tai dar, kad nenukryptumėm nuo šitos temos, kviečiu politologą daktarą Vincentą Vobolevičių apibendrinti, išryškinti tas esminės žinutės, kurias čia mes vieni kitiems sakė. Ir kviečiu, ar čia prašom, ar į tribūną, kur pačiam yra patogiau. Čia mikrofonas yra. Jeigu. Ar tą išjungti? Labą dieną. Mėly dalyviai, ačiū už galimybę ir už iššūkį dalyvauti šioje diskusijoje ir ją apibendrinti. Lietuvoje yra ydinga praktika
galvoti, kad politologai gali kalbėti apie viską, bet kada. Realiai taip nėra. Ir geri politologai tokie, kurie žino savo sritį, nesivelia ten, kur nenusimano. Tačiau, kadangi Jolanta yra ypatingai artimas žmogus, o Šeimos institutas yra Laisvos visuomenės instituto, kurios valdyboje esu artimas bendradarbis, šį kartą negalėjau atsisakyti. Dėl to rizikuodamas savo profesinę reputaciją bandau reziumuoti. Visų pirma, kaip politologas galiu pasakyti, kad šeimos politika yra sudėtingesnis, žymiai sudėtingesnis reiškinys, nei tarkime industrinė politika, žemės ūkio politika, užsienio politika. Visų pirma, šis reiškinys yra daug sudėtingesnis. Industrinėje politikoje klausimas aiškus, kurias pramonės šakas remsime ir kokiais kriterijais tai darysime. Šeimos politikos srityje mes kalbam ne vien apie paramą, bet ir apie teisės, tame tarpe ir žmogaus teisės, kurios labai aktualiai išlendavo dabar tokiuose kovose, apie kurias kalbėjo parlamentaras Dagys. Ir yra daug su žmogumi tiesiogiai susijusių momentų, su šeimomis susijusių momentų, kur negalima sunkia ranka iš peties kertant kažko tai gero pasiekti, kadangi, kaip buvo minėto šioje diskusijoje, laikantis įstatymo raidės bus dažnai žmonėms pakenkiama, o ne padedama. Taigi pirmas skirtumas tarp daugelio politikų, kad šita yra labai niuansuota ir labai gyva, įtraukianti žmonės. Kitas dalykas yra tas, kad daugelį politikos sričių yra labai aiškios ir stipriai organizuotos interesų grupės. Pramonininkų konfederacija, sakykime, kitose šalise veikia aktyvios darbininkų sąjungos, galų galia tie patys verslai, norintys valstybės paramos. Jie labai greitai sugeba susiorganizuoti, kad tą konkrečią paramą gautų. Mūsų atveju mes turim, štai aš dabar pasižiūrėjau, pirmas mano nepatyrusio klausimas šioje salėje, Gausių šeimų asociacija, Daugiavaikių šeimų asociacija, Lietuvos tėvų forumas, Šeimų ir tėvų asociacija. Akivaizdžiai mes čia kaip Žečpospolitos Seimas su labai daug šlėktų. Spaudimo organizuoti turint tokias organizacijas viena vertus yra sudėtinga, kita vertus yra gerai. Nes mes turim skirtingų talentų, taip sakoma, skirtingų sugebėjimų, skirtingų priėjimų prie žmonių, bendraujam su skirtingom galbūt šeimom ir skirtingose terpėse, daugiau religinėse, daugiau sekuliariuose, daugiau su daugiavaikėm, daugiau su, sakykime, standartiniam šiais laikais, kas 2 vaikai, nežinau, 1,5, koks ten Lietuvoje tas rodiklis yra. Tai viena vertus yra stiprumas, bet kita vertus nesusivienijus, neįsteigus kažkokio koordinacinio galbūt organo. Ir aš nekalbu apie didelius kažkokius tai projektus, nes vėl šeimos pirmiausia užsiema štai tuo. Ir dėl to, kad dar priedo be savo organizacijų trauktumėtės į dar papildomas veiklas, yra sunku tikėtis. Bet bent jau dalintis informaciją apie tai, kas vyksta politikoje ir pateikti savo atsiliepimą tos skėtinės organizacijos žmonėm, kurie toliau komunikuotų su Seimu, būtų, ko gero, labai protingas pasiūlymas. Jau pirmas komentaras, tiesiog žiūrint į čia susirinkusių organizacijų skaičių. Toliau apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, o beje, reikia pridėti, kad organizacijos, kuriams rūpi šeima, nėra vien čia, yra daug ir kitų organizacijų, kurios turėtų ne visada tokį patį požiūrį į tai, ką mes čia siūlome. Tarkim, yra radikaliai individualistinių organizacijų, kurios norėtų Lietuvoje matyti daugiau tos skandinaviškos tvarkos. Ir šitoj vietoj galbūt neskirtingai, o panašiai į kitas politikos sritis vyks ir konkurencija. Čia nėra vien klausimų, kad politikai mūsų neklauso. Politikai labai greitai gali atkreipti ausį į oponentų pasiūlymus, ypač jeigu tie pasiūlymai su tam tikra profesionalumo, galbūt paramos iš įvairių fondų dozę bus pateikti įtaigiai ir politikoje atėjusiam ant tos bangos, nežinančiam konteksto, bet turinčiam prabalsuoti, bus sukramtyti ir padėti ant Seimo nario stalelio. Taigi reikia būti budriem ir telktis, tai vienas momentas. Dabar apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, niekas iš čia kalbėjusių neapibūdino dabartinio šeimos politikos tikslo ir tai leidžia manyti, kad jo kaip tokio vieno nematoma. Yra matomi fragmentuoti sprendimai, kurie, kaip sakė profesorė pradžioje, gali prieštarauti vienas kitą neigdami, skatinam likti namie su vaiku, skatinam grįžti į darbo rinkas, švaistom pinigus tokiu būdu, gali pakenkti žmogui, ypač, sakykime, ribinėms šeimoms, kurios kabinasi į gyvenimą, bet jiems to lito per daug jau yra ir dėl to negauna paramos, kadangi tokia yra įstatymo raidė, gali vaiko teisų pagrindų apsaugos įstatymų pakenkti šeimoms dėl to, kad jos minimaliai netitinka kažkokių tai vaiko priežiūros naujų labai išplėstų reikalavimų. Taigi yra fragmentuoti ir probleminiai sprendimai. Galbūt bendro tikslo trūkumas ir sprendimų fragmentacija yra iš dalies nulemta kintančios aplinkos. Buvo minėta, kad mes perėjome iš sovietinio laikotarpio į nepriklausomybinį, o tame nepriklausomybės laikotarpyje dėl visuomenėje vykstančių viešosios nuomonės pokyčių judame iš krikščioniškai demokratiškos šeimos savokos į atomizuotą liberalią savoką. Ir čia buvo
pirmas įsiskirimas nuomonių, kurį aš pastebėjau, ar mes turėtume, kaip mūsų organizacijos, turėtume stengtis reanimuoti tą tradicinę gerąją prasme tą šeimą kaip visuomenės brandulį ir kaip natūralią duotybę ir kaip savaime suprantamą dalyką, savoką, ar mes turėtume prisitaikyti, priimti naujasias žaidimo taisyklės ir pasakyti, kad kitaip nebus ir ta visuomenė bus individualistinė ir kaip toje visuomenėje galima būtų išlošti šeimai palankesnės sąlygas. Čia sutarimo aš tame nemačiau, bet aš girdėjau iš kai kurių žmonių tokį polinkį daugiau individualistinį modelį. Ir aš nesakau, kad čia, čia yra labai blogai, kadangi galbūt čia yra blaivus požiūris, galbūt jau traukinys nuvažiavo ir mes turim toje aplinkoje bandyti išgyventi. Galbūt atvirkščiai, mes turim daugiau televizijos projektų, daugiau šeimų eisenų, daugiau pakeisti kultūrą, kurioje gyvename. Ir čia yra diskusijų objektas, į kurį šiandien nebuvo rastas atsakymas, bet iškilo jisai man klausant. Ir tai yra kažkas, ką ta skėtinė organizacija ar po tokie dažnesni susitarimai bendraminčių rate galėtų daryti. Yra visa eilė pripažįstamų probleminių klausimų. Nuo neigiamo požiūrio į šeimą kaip pašalpų gavėją, žiniasklaidos ir piktų komentarų klausimų, iki labai konkrečių dalykų, socialinės atskirties, alkoholizmo, įgūdžių šeimai nebuvimo, paslaugų trūkumo, vienišų tėvų problemų nesprendimo, būsto trūkumo, lengvatų trūkumo, mokesčių lengvatų trūkumo buvo išvardinti labai konkretus dalykai. Taip pat nėra konkrečios vizijos, kaip spręsti tas problemas. Ar tai turėtų būti, sakykime, šeimos politika kaip socialinės politikos aspektų derinimas, tas implicitinis požiūris, ar tai turėtų būti vis dėlto šeimos ir vaiko ministerija, kaip buvo paminėta. Tai čia dar vienas klausimas, kurį būtų galima diskutuoti ir išdiskutavus teikti pasiūlymą. Sutarimai taip pat egzistuoja. Nenuostabu, kad čia esantys žmonės mano, kad reikia įtraukti nevyriausybinės organizacijas. Aš irgi taip manau. Visi sutinka, kad vis dėlto subsidiarumo principas geriausias šiuo atveju. Reikia ne dirbti už šeimas, o suteikti tai, ko šeimom reikia patiems atlikti savo funkcijas, jeigu nesugeba padėti. Tai nėra pigus pasiūlymas. Šiandien mačiau siaubingą vaizdą važiuodamas čia ir labai džiaugiuosi, kad dabar matau Petrą, kuris šiek tiek man širdį užgydo. Tai buvo labai stipriai neščia rūkanti moteris, bet taip labai stipriai, su labai, iš veido matosi, kad sunkaus gyvenimo pėdsakais. Ir jai padėti, čia ne pinigų klausimas, čia žmogaus širdies klausimas, iš kur tą širdį paimsi. Tai yra sudėtingi dalykai. Tai čia negalima pasiduoti, ypač katalikų tarp esamam tokiam potraukiui, sakyti, subsidiarumo principas yra labai gerai, įgalinkime, gal net katalikų, Laisvos rinkos institutas tą patį daro, įgalinkime žemiausiai manomą grandį viską padaryti, pirmin vyriausybė daryk tai. Reikalas tas, kad dienos gale čia ne vyriausybės darbas. Dienos gale tai moteriai nereikia išmokos, tai moteriai reikia kažko, kas su juo pakalbės ir išmokos. Tai čia yra sudėtinga dalykai iš tikrųjų. Kitas dalykas, tai kad prioritetas turėtų būti šeimos saugumas, tą derinant su subsidiarumu, kad jeigu šeima yra saugi, tada jinai galės savo funkcijas atlikti. Saugumas nėra suprantamas, kiek aš čia pamačiau, kaip visų problemų išsprendimas, o kaip bazinių poreikių užtikrinimas. Kad žinai, kad kitą naktį miegosi savo name ir dar kitą ir turėsi ką pavalgyti ir tą bazinį dalykai patenkinti. Labai man patiko vienas pasiūlymas, kad jeigu bus kažkokia kontaktinė grupė, kad neturėtų išsikelti tikslus ir su jais matavimus, kaip išmatuoti, kad tie tikslai yra pasiekti. Nes labai dažnai mes galim pasakyti, aktyvistai įvairūs, išsiuntėm tiek ir tiek laiškų į Seimą. Na ir ką? Ar tie paveikia, ar jie nepaveikia. Kartais Seimo narė atrašo, už ką mes esame dėkingi, bent jau skaito. Kartais viena Seimo narė per Delfiją yra pasakius, mums darant vieną laiškų akciją, kas rytą man religiniai fundamentalistai laiškus siundinėja. Vadinasi veikia, vadinasi laiškus gauna. Bet ar dienos pabaigoje tai duoda rezultatą, tai tą matą kažkaip tai reikėtų tą grįžtamą ryšį su politikais, kad būtų matas mūsų veiksmų stiprumo įsteigti. Natūraliai norima politikų bendradarbiavimo su šeimomis, jaunimo įtraukimą, kad vyresnioji karta perlistų šitą lauką dar gabesniai, dar gausesniai. Jūs buvote dviese, vaikai 3, anūkai 7, tokiais būdais mes tą žemėlapį pakeisim ir ateitis yra mūsų. Tai apibendrinant, bendrai paėmus, situacija yra sudėtinga, tikslų šiuo metu nėra, gyvenam kintančio visuomenėje, reikia tartis, reikia lobinti, reikia lobizmų užsiminėti ir savo interesus prastuminėti, nes yra kiti interesai, kurie irgi yra stumiami. Tuo tikslu akivaizdžiai reikia kontaktinės kažkokios grupės,
civilizuoto kalbėjimo ir ta kontaktinė grupė turi turėti smaigalį, nežinau kokį, ar šeimos institutą, ar kokį smaigalį, kuris tos kontaktinės grupės idėjas labai koncentruotai perduotų politikams. Grįžtamo ryšio iš politikų, ypač tų, kurie yra čia, tai čia konkretus žmogus, bet aš turiu omeny tų, kurie šeimos parlamentinėje grupėje jau šeima yra grįžtamo ryšio ir taip pat paspaudimo politikų. Visi turim narius, per tuos narius galima ir peticijas daryti, ir eisenas, ir ką tik tai ne, ir savitarpio pagalba. Ir padėti vargstantiems taip pat. Tokiu būdu gausim daugiau narių, kaip popiežius Pranciškus sako. Ačiū. Labai ačiū. Ir tiesiog žiūrėdama į laikrodį suprantu, kad šį kartą tą susitikimą, mūsų pirmąją diskusiją, turėtumėm jau ir pabaigti tą oficialią dalį ir noriu visus dar informuoti, kad antroji diskusija, kurioje kviesim dalyvauti mokslininkus, besidominčius ir tyrinėjančius šeimos politikos formavimą ir įgyvendinimą su šeimos politikos sritimi susijusių organizacijų veikla, ji vyks kitą savaitę, gegužės 28 dieną, tai yra ketvirtadienis, nuo 14 valandos, jau Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose turėsime salę. Trečioji diskusija, kurioje kviesime dalyvauti politikus ir valdininkus, kurie dalyvauja formuojant šeimos politiką, tai atstovus iš prezidentūros, iš Seimo frakcijų, iš vyriausybės ir jos institucijų, kaip, sakykime, Socialinės apsaugos ministerija ir kitos įstaigos. Tai ši diskusija vyks birželio mėnesio 5 dieną nuo 10 valandos ir tikimės, kad Seimo rūmuose. Na ir ketvirtoji diskusija, kurią norėsim apibendrinti visą šitą diskusijų ciklą, vyks dar, tikslios datos neturim, bet birželio 15-17 dienomis. Į tą diskusiją vėl norim pakviesti jūs visus dalyvavusius ir kviesim tuos, kurie negalėjo atvykti ir šiandien, bet turi savo nuomonę, kviesim visų 3 diskusijų dalyvius ir apibendrinusiuos jas ir tiesiog bandysim sutarti ir ieškoti tų žingsnių, kokie galėtų būti toliau. Tai ačiū dar kartą visiems jums ir ačiū tiems, kurie stebėjo mūsų transliaciją ir tikimės, iš tiesų turėsime įrašą ir bus galima skleisti tą informaciją, ką mes čia kalbėjome, ką sutarėme, nes manau tikrai, kad tas informacijos dalinimasis yra tos žinios skleidimas viena iš stipresnių pusių. Turim informuoti, kad žmonės žinotų, apie ką kalbam, kaip kalbam, kad tai yra iš tiesų įmanoma ir išgirstų būtent tą kvietimą įsitraukti. Tai ačiū visiems ir iki kitų susitikimų.